Tai paprašysiu baigti pokalbius. Turim 17:35 ir kviečiu pradėti mūsų šios dienos susitikimą. Diskusija, konferencija, sunku buvo nuspręsti dėl žanro, bet kuriuo atveju tikiuosi, kad prasminga ir reikalinga. Ačiū visiems radusiem laiko ateiti šiandien čia ir būti su mumis. Tema yra, kaip sako pavadinimas, miesto planavimas ir žaliųjų erdvių išsaugojimas ir kiek tai ir kaip tai yra įmanoma. Ir šiandien pakvietėm pakalbėti apie tai 4 žmonės atstovaujančius tiek skirtingas, tiek profesinės rytis, tiek ir aspektus visos šitos temos. Ir kodėl? Todėl, kad aš labai trumpai. Todėl, kad miesto planavimas atrodo ta tema, kuri yra labai svarbi, dažniausiai turbūt susidurianti su tuo, kad diskusijų poreikis buvo, bet jos neįvyko, jos kažkaip pavėluotos ir po to viskas baigėsi dideliu konfliktu, kuris daugiau ar mažiau matosi viešoje erdvėje, dėl to, kad tai neįvyko, dėl to, kad labai svarbus sprendimai įvyksta be diskusijos. Ir aišku, dažniausiai kalba eina apie tai, kad konkrečiu atveju, konkretus projektas, konkretus leidimas kažkoks arba konkretus medis kartais įvyksta arba išnyksta be tos diskusijos, bet mes šiandien apskritai pakalbėkime apie daugiau iš principo ir apie tendencijas šitoje srityje. Ir tai, ką čia pasakiau, man pakankamai įdomu ir malonu buvo rasti nesenai skaitant naujosios vyriausios miesto architektės interviu 15 minučių, tokius žodžius pacituosiu, apie tai, kaip su bendruomenėmis susipykstama, kyla įtampos, galbūt, cituoju, galbūt dėl to, kad mes į procesą įsitraukėme per vėlai, negerbdami vienas kito, o tiesiog konstatuodami, kad štai mes jau viską padarėme, o jūs išklausykite. Mes jūs informuojame, kad bus taip. Tai tiesiog nepagarbus pokalbis, nereikalaujantis dialogo. Tai naujoji miesto architektas sako, kad čia problema, aš tai visiškai sutinku, kad čia problema ir tikiuosi, kad mūsų šis vakaras gali būti indėlis šioks toks, gal į tos problemos sprendimą ir į naujus kampus, kurie gal nenuskamba dažnai, kiek aš bent jau susiduriu Vilniaus miesto savivaldybės taryboje, mąstant apie miesto planavimą ir jo žaliasias erdves. Nebegaišinsiu jūsų ir noriu pradėti nuo Jekaterinos Lavrinec, miesto antropologijos, mokslo daktarės, kuri mums papasakos apie žaliuosius Vilniaus kiemus ir jų likimą. Vienokį ar kitokį. Ačiū. Ačiū už kvietimą. Iš tiesų, tema labai aktuali ir mums reikalinga kuo daugiau progų diskutuoti miesto vystymo temą, prikviečiant skirtingus sričių specialistus. Taip. Gerai. Mano tikslas šiandien pakalbėti apie žaliosius miegamųjų rajonų, vadinamųjų miegamųjų rajonų kiemus. Trumpai pristatysiu savo kartu su Vilnius Tech komanda tyrėjo darytą tyrimą. Tyrimas buvo darytas 2019, 2020, 2021 metais, įtraukiant Vilnius Tech studentus ir paimant kaip atvejį Šnipiškio rajono daugiabučių kiemų dalį. Mūsų tikslas buvo išsiaiškinti, ką gyventojai savo rajonuose identifikuoja kaip vertingus resursus, kurie lemia gyvenimo kokybės sąlygas ir kaip vietovės tapatumo elementus. Tikslas nebuvo fokusuotis į žaliuosius kiemus, į želdynus. Idėja buvo išsiaiškinti, kokie rajono elementai gyventojų laikomi svarbus, suvokiant savo rajono tapatumą. Ir taip pat, kokius kultūrinius resursus jie identifikuoja savo rajonuose, kas jiems yra resursas, kaip tie resursai yra plėtojami. Pagrindinė grupė buvo apskritai Šnipiškių daugiabučių dalies gyventojų, bet tyrimo metu išryškėjo tokios aktyviausios grupės, kurios įsitraukė į dalyvaujamą į tyrimą, tai yra tėvai su mažais vaikais, senjorai ir jaunimas. Štai mažiau skaitantiems žemėlapius mes matome dar dizainerio paprašytą nupiešti dalį daugiabučių rajonų. Tai yra tipiškas iš tikrųjų daugiabučių rajonas, kuris turi savo žaliosius kiemus, turi tipinės parkavimo problemas, tą minimalę tokią infrastruktūrą. Ir kodėl aš pasirinkau apskritai kalbėti apie šį tyrimą, ogi todėl, kad miestas jau ne pirmus metus kelia kaip tikslą tą pagerinimą daugiabučių kiemų ir periodiškai iškeliant tą tikslą išgirstu, kad norima to pagerinimo pasiekti užtveriant
arba išryškinant ribas kiemų arba užtveriant tuos kiemus. Ir socialiniams tyrėjams paprastai tas užmojus kelia siaubą. Tai parodysiu, pasidalinsiu kai kuriais tokiam išvalgom, kurios kilo iš to tyrimo. Taigi apsiribojom tik tam tikrą Šnipiškių dalį, kuri yra daugiabučių dalis ir kur gyvena apie 7 000 su trupučiu gyventojų. Ir mes žiūrėjome kelių metų bėgyje, kaip gyventojai naudojasi žaliosiomis erdvėmis, kaip leidžia laiką savo kiemuose, kaip komunikuoja tarpusavį. Kalbinome tos gyventojus, kalbino jos ir studentai, ir mano grupės tyrėjai, ir pati jos irgi kalbinau. Buvo organizuojamos ir dirbtuvės fokus grupės, kurių metu irgi buvo kalbinami gyventojai. Tai yra iš viso, jeigu paimsim tos 2,5 metų laikotarpį, apie 230 gyventojų buvo tiesiogiai įtraukti į įvairias sąveikas savo rajone. Tos sąveikos labai dažnai buvo ir kūrybinės, kultūrinės, kai tiesiog gyventojams buvo siūloma dalyvauti tam tikrose dirbtuvėse ir tuo pačiu surinkant atgalinį ryšį apie tai, kaip jie naudojasi kiemų, taigi savo kiemais. Kas nustebino mane ir galbūt bus atradimas ir mūsų miesto plėtotojams, strategams, tai yra tai, kad nepaisant to, kad viešai mes labai dažnai supriešiname miegamosius rajonus ir jų kiemus su centru, miesto centru, sakydami, kad žiūrėkit, centre tai vyksta kultūrinis gyvenimas ir atveskime tą centrą į miegamosius kiemus. Pasirodo iš pokalbių su gyventojais, kad jie kaip tik vertina miegamųjų kiemų ramybę, pabrėžia tai, kad mieste apskritai trūksta erdvių introvertams. Aišku, tai nėra 100% atsakymas, bet ganėtinai didelė grupė iškelia kaip temą introvertiškų erdvių poreikį ir vertina savo kiemus dėl tos tokios biologinės įvairovės, galimybės stebėti įvairius gyvūnus, sąveikauti su jais, ten paukščius, ten ežiukus ir taip toliau, gali ateiti kažkokie kiti dar maži gyvūnai. Ir kitas dalykas yra tai, kad apskritai, kai pradėjome kartografuoti, ką gyventojai vertina savo daugiabučių rajonuose, pasirodė, kad pirmiausiai tai yra tie žalieji kiemai ir jų sistema kaip vertingas daugiabučių rajono elementas. Kad tai yra tai, su kuo gyventojai sieja savo gerovę rajone, savo socialinį aktyvų gyvenimą ir savo rajono tapatumą. Apibrėžia savo rajoną per žaliasias zonas. Ir mes tai, kai padarėm tokį išvadą, pradėjom gretinti su kitais tyrėjais analogiškas, kurie darė arba analogiškus tyrimus, arba panašia kryptim judėjo. Tai su Marija Drimaitė teko kalbėti, jis sakė, irgi aptiko savo tyrimo metu, kad žaliosios zonos daugiabučio kiemuose yra kaip tik numeris 1, pagrindinės vertingas bruožas miegamųjų rajonų, kurį gyventojai vertina. Ir taip pat, jeigu mes darysim paralelės su įvairiose Europos šalyse ir miestuose vykdomais tyrimais, kurie yra skirti gyventojų gerovės analizai, irgi pamatysim, kad pirmiausiai arti namų esančios žaliosios zonos, kurioms poreikis pastaruoju metu tik auga. Gyventojai nori pirmiausiai lankytis, naudotis zonomis, kurios yra kuo arčiau namų. Dar vienas momentas yra tas, kad kadangi mano grupė buvo architektų, tai labai išsiskyrė požiūris į apskritai tos kiemus ir žaliasis erdves. Architektų akimis dažnai atėjus į kiemą, ten nieko nevyksta, nes nevyksta renginiai, nėra triukšmingų kažkokių įvykių, tai atrodytų visiškai tokia tuštuma. Aišku, ateitų kokios nors kitos srities atstovai, biologai, pavyzdžiui, jie iš karto arba ekologai iš karto pasakytų, kad žiūrėkit, čia labai daug mikrosąveikų yra, mes galim dar ir požemio gyvenimą įtraukti, ten mikroorganizmai kažkokie yra. Sociologo, antropologo akimis žiūrint, tose vietose vyksta labai daug mikrokontaktų. Aš galbūt peržengsiu į savo pirminę tą skaidrę. Čia tiesiog viena iš darbo dienų nufotografuota kiemų erdvė Šnipiškėse. Pasižiūrėkit, kiek yra mikrokontaktų vienu metu. Žmonės tarpusavio palaiko ryšį, net kažkoks ten gyvūnas yra įtrauktas į tos mikrokontaktus. Mes matome iš takų irgi sistemos, kad gyventojai ten aktyviai kasdien praeina tą žalią zoną ir ateina tiesiog tarpusavio pabendrauti. Tai jeigu mes bandysime išskirti spektrą su gerovės pojūčiu susijusių aktyvumų, pasirodys, kad didžioji dalis aktyvumų net sunkiai pasiduoda stebėjimui, nes pavyzdžiui, žmogui gerovės jausmas santykė su savo kiemu gali
kelti kasdienis stebėjimas pro langą savo žaliojo kiemo. Tai yra tai, ko paprastom tokiom priemonėm ant greičio, tiesiog bandydami sukartografuoti, ką gyventojai vertina savo aplinkoje, mes net neapčiuopsim. Reikalingi interviu, reikalingi stebėjimai, reikalingi ten biografiniai tie metodai ir taip toliau. Tai mes galim apčiuopti čia ir labai pasyves sąveikas su gamta ir aktyvesnės, iki, pavyzdžiui, savo kiemų sodelių auginimo, kas yra visiškas fenomenas Lietuvos miestuose. Dar vienas momentas, kurį norėčiau pažymėti, labai dažnai kalbama apie tai, kad nuosavo kiemo jausmą mes galime sukurti, jeigu pažymėsime labai aiškiai simbolinės ribas. Vis dėlto ne ribos žymi to nuosavo kiemo jausmą, o tos praktikos, kurios yra plėtojamos gyventojų savo kiemuose. Ir kokios tai praktikos? Viena vertus sodelių auginimas, apželdinimas savo kiemo, ar ne? O tie fenomenai, kuriuos minėjau, nes iš tiesų kartais labai įdomių tokių pavyzdžių galim aptikti. Kita vertus mes galim pamatyti visą aibę tokios mikroarchitektūros, mažosios architektūros skirtos gyvūnams. Irgi patys gyventojai ją organizuoja, kartais labai dailūs yra pavyzdžiai. Įvairios meno kūriniai, tiek vyresnių kartų pirmųjų gyventojų daugiabučių kiemų, tiek jaunosios kartos menininkų, visa tai yra ženklai, kad gyventojai pasisavina tą kiemą. Jie jaučiasi, kad tas kiemas yra jų. Tai yra ne tiek riba lemia tai, kiek tu gali pasireikšti tame kieme, kiek jis yra atviras tavo atžvilgiu. Ir labai dar svarbus momentas tai yra tai, kad gyventojai vertina dar tai, kad kiemai susijungia į vientisą žalią sistemą. Aptikome, kad gyventojų tarpusavio kooperavimasis vyksta ne pagal erdvinį principą pirmiausiai. Nors mums sako, kad štai jeigu mes įrengsim tvorą, iš karto sustiprės komunikacija tarp gyventojų ir sustiprės jų socialinis ryšys. Tai yra visiška nesąmonė. Jeigu mes ilgą laiką stebime, kaip kūrėsi kooperacija tarp gyventojų, mes pamatysim, kad pirmiausiai pagal interesus gyventojų būrėsi. Tai reiškia, kad iš skirtingų namų, to paties rajono mastų gyventojai geriau pažins žmonės, kurios jungia interesai iš kito namo ir kito kvartalo, negu iš savo paties laiptinės. Nes tiesiog interesai jungia juos ir tai reiškia, kad gyventojai kasdien nukeliauja vieni pas kitus, užmezga tos ryšius, tos kasdienės kelionės iki savo pažįstamų kitam kieme arba vaikščiojimas viduje rajono per kiemus, tai yra viena iš tokių aktyvių laisvalaikio formų. Ir čia dar reikia paminėti, kad priklausomai nuo to, aišku, kokią struktūrą turi pats rajonas. Rajonas yra turtingas savo gamta. Pavyzdžiui, jeigu turi miškelį, aišku, gyventojai vaikščios iki to miško. Šnipiškės šituo atveju negali pasigirti kažkokią žalią zoną. Mes turime labai siaurą ruožą, kur netenkina gyventojų poreikio žaliosioms erdvėms. Tai yra Senvagės ežerėlių parkas ir gyventojai naudojasi savo žalių kiemų sistemą kaip rekreacinė erdvė, kaip parko iš principo. Todėl bandymai sukapoti tą parką į atskiras zonas, dar ir tvoromis, tai yra absoliučiai ydingas sumanymas. Aišku, yra tradiciniai iššūkiai, kurie ir šituo atveju Šnipiškės tarsi yra toks tipinis pavyzdys. Tipiniai iššūkiai, kuriuos mes matome Šnipiškių erdvėse 2 metų bėgė, kadangi fotografavome tiesiog tas žaliasis erdvės, kaip žmonės naudojasi tomis erdvėmis, tai turiu pasakyti, yra labai spartus pokyčiai, kurie rodo, kad degraduoja mūsų tos žaliosios erdvės, atimamos iš vaikų viena vertus ir kita vertus želdinių sąskaita automobilių chaotiški parkavimai plečiasi. Tai, kai jūs matote nuotraukose, pavyzdžiui, krepšinio aikštelė nesutvarkyta arba supinės, jų šiandien jau nėra. Tai yra nuotraukos darytos 2019 metais, 2023. Mes net neturim šitos infrastruktūros, nes ten yra chaotiškas parkingas išplyto. Ir mes visą aibę turim tokių fiksacijų, kur mes matome, kad 2-3 metų bėgė netenka žmonės, netenka vaikai savo viešų erdvių, poilsio erdvių ir taip toliau. Nors šiaip iki šiol neigiama, kad pas mūsų automobilį auga tokia geometrinė naudojimasis automobiliais auga stiprią geometrinę galbūt progresiją. Taip, ir vienas iš Šnipiškių kiemų šiandien, tai buvusi žalioji zona. Kai aš skaitau viešai pasisakymus mūsų savivaldybės atstovų apie tai, kad Šnipiškėse ketina paimti ir padaryti idealų kiemą, mano klausimas yra toks: ar šitą vietą paims kaip idealią ir pabandys perdaryti, ar vis dėlto tą, nuo kurios pradėjau, paims ir rodys, kokia gali būti ideali erdvė.
Tai va čia irgi sąžiningumo yra ir atskaitos taško klausimas. Ir be abejo, kad automobilizacijos problema turi būti sprendžiama ne vieno kiemo pagrindu, bet viso miesto mastu pagrindu. Ir Janas Geilas, kuris atvažiuos netrukus, jo biuras kaip tik teikia tas paslaugas, galima jas užsisakyti, jis kaip tik su mūsų regiono miestais turi irgi patirties spręsdamas chaotiško parkavimosi problemas. Ir dar viena paskutinis momentas, kurį noriu atkreipti dėmesį, kad mes matome savo vadinamosiuose miegamosiuose rajonuose tokia įdinga tendencija, kad ten, kur yra nauji projektai įgyvendinti, greta neliko žalių jungčių arba jos nebeįrengiamos, tiesiog paliekamos kaip tokie tušti, nepatrauklus koridoriai arba užpakalinės erdvės. Tai čia tiesiog fotofiksacija iš tų pačių Šnipiškių, jūs galite matyti alėjas, tai yra scenos užstatymas ar ne, ir apačioje yra prie garažų teritorijos, apie kurią nuolat pranešama buvo kelių savaičių bėgė, kaip atrodo naujausia erdvė. Ir mūsų klausimas yra, ar dabar ta garažų teritorija, kur bus planuojamas vaikų darželis, ar ten vis dėlto pasirinks daryti visavertę alėją, kaip anksčiau, ar padarys eilinę vadinamą užpakalinę erdvę, o greta jos matote Žirmūnus. Ir Žirmūnuose tokio tipo pėsčiųjų jungtis, aš 3 suskaičiavau, prie skirtingų kategorijų gatvių. Tai iš principo paliekami pėstieji tiesiog vaikščioti tokiais podiumais tarp automobilių. Čia jūs nuotraukoje matote prie ką tik pabaigto, šiais metais, man atrodo, pabaigto Hanerio projekto, jokio apželdinimo ir tiesiog vaikščių perimetrais, o tuo tarpu mums architektūros taisyklėse pranešama, kad gyvenimą reikia patraukti į gatves, ar ne? Tai kokias gatves mes traukiam gyvenimą. Ir čia irgi yra jungtis, kurios priklauso Žirmūnams, tai jungtis tarp Šnipiškių ir Žirmūnų, kurią kasdien naudojasi moksleiviai, mamos su vežimėlis ir taip toliau. Tai tokių tipų jungčių mes Šnipiškėse dar daugiau galim prie Kareivių gatvės suskaičiuoti, pasižiūrėti, aptiksim ir daugiau kitose rajonuose. Tai norėjau užaštrinti šitas problemas, nes jos tipinės yra ir kitiems rajonams, visiems Vilniaus rajonams. Jeigu mes šiuo metu nepradėsime spręsti vis dėlto automobilizacijos problemos centralizuotai, o žaisime tik atskirais kiemais, tai, man atrodo, jį dar labiau paūmės. Tai ačiū Jums už dėmesį. Girdžiuosi. Ačiū Jums labai. Iš tikrųjų, kodėl šita tema man atrodė, jūs, nežinau, galite likti, žinau, kad jūs skubat ir iki pabaigos negalėsit išbūti. Jeigu dar turit kelias minutės, aš pasiūlyčiau žmonėm užduoti vieną kitą klausimą. Jeigu turit. Visi sėdintys gali atsidaryti šalia esančias tas tokias dėžutės prie mikrofono, paspausti mygtuką, kad pradėtų Jums raudonai šviesti ir užduoti klausimą. Tai kviečiu tą ir padaryti. Veiks vienam žmogui vienu metu. Tai kam įdomu, prašau. Daugelis pamatė turbūt ir savo aplinkos tipiškas tokias erdvės. Karoliniškėse, reiškia, Vilniaus prekybai leido įsinuomoti ilgam laiku tos automobilių aikšteles ir paskui pastatyti ofisus. Ten galėjo atsirasti viso absoliučiai šito. Ir kodėl čia miestas nepastovėjo už tai? Galėjo tose vietose atsiras daugiau aukštės automobilių stovėjimo aikštelės ir kiemai būtų tušti. Aš beje galvoju, kad apskritai automobilių tema mieste tai galėtų būti net atskira tokia tema. Tiesiog suburiant gyventojus ir irgi pažindinant su skirtingais modeliais, kaip tai yra sprendžiama kitur. Janas Geilas, kuris 2018 metais irgi svečiavosi Vilniuje ir dabar netrukus atvažiuos, jis jau tada savivaldybei sakė, vienas iš tokių paprasčiausių būdų išspręsti automobilizaciją, tai yra vis dėlto pradėti mažinti parkavimą 2% kasmet ir tada po 10 metų jūs turėsite 20% mažiau parkingo. Bet jis ir sistemą siūlo kartu greta, kaip patenkinti gyventojų poreikius mobilumo. Tai nėra taip, kad mes tiesiog nuimam automobilius, bet tuo pačiu ir viešasis transportas yra vystomas ir kiti judėjimo mieste būdai. Užbėgti. Nedirba. Dirba. Kad užbėgti tokiai pačiai nesklandumui ties Laisvės prospektas 10. Dabar ofisą visi matom, kiek yra automobilių pravažiuojantis. Taip, suprantu, tvarumas viskas, galėtume atvažiuoti tos ofisos automobiliais, viešojų transportų, nes buvo būtent pasirinkti šitie ofisai tam, kad buvo geras susisiekimas, kai buvo diskusija, kur
šitie. Nes visi Lazdynai viršui yra pilni automobilių dirbančių ofise. Ir jeigu pastatys dar 2 pastatus ir nebus vienas pastatas padarytas pats kraštinis kaip automobilių parkingas ir tiesiai iš Laisvės prospekto įvažiavimas, galima sakyti, bus tragedija, kaip pasakyti. Tai šitoj vietoje tie automobiliai, jeigu jie atsirado kažkoks traukos taškas, jie tikrai neturi naudotis aplinkiniu šituo. Ir būtent Karoliniškėse tai yra nonsensas. Suprantat? Nonsensas. Jo, čia jau, kaip sakiau, atskira tema, kur reikia išdiskutuoti. Ačiū. Galiu dar vieną klausimą užduoti. Taip. Sakykite, Katerina, o jūsų duomenys, tyrimų duomenys pakliūna kokią nors tvarką į savivaldybę, į kažkokias savivaldybės institucijas, ar turi tos ataskaitos charakterį tokį nuolatinį, sisteminį? Taip, šiaip tai savivaldybė buvo net šito tyrimo, bet jos kultūros padalinys, už kultūrą atsakingas padalinys, buvo kaip vienas iš bendradarbių šito tyrimo, formalus partneris. Ir mes tos duomenys atgal pristatinėjom, bet tai yra didelė problema iš tikrųjų komunikacijos irgi tarp mūsų tyrimo įstaigų, universiteto, pavyzdžiui, kuris labai daug duomenų kaupia ir savivaldybės. Tai yra mes pateikėm tai mūsų atskirų pastabų dėl tam tikrų vietų pavydalų dažniausiai, bet visada mielai supažindinam, sakom, kad buvo atliktas tas tyrimas, pranešam apie tos tyrimus. Reiškia, dėl ko aš taip sakau, nes, matot, tas miestas dabar tvarkomas iš 2 pusių. Viena pusė yra valdininkų, kurie tvarkosi kaip stambinimą arba kaip tankinimą, kas liečia ekonomiką, ir čia yra prioritetas numeris 1. O antras tai yra žalinimas, kur irgi yra pinigai ir bus pinigai. Ir jeigu nebus sistemos, taip kaip vokiečių ar danų, kuri numatys jiems standartą, tai čia bus tada vienatiniai atvejai. Už tai man buvo įdomu, o jūs visus rajonus darėte, ar tik tais? Ne, čia, žinokit, čia visus rajonus, čia labai didelės apimties tyrimas, nes čia kokybinis tyrimas, ne kiekybinis, kai anketuoja greitai didelį kiekį žmonių, o tu kartu su jais eini, kalbini, patikrini duomenis, tai yra įtrauki dar žmonės, kad pamatytum, kiek jie pasirengę, sakykime, sudalyvauti savo kiemo pagerinime. Tai yra 2,5 metų trunkantis dalykas, bet iš principo replikuoti dar kitose rajonuose tai yra įmanoma ir mes, man atrodo, tai vienam, tai kitam rajone mažesnių mastų mes turime tos duomenis suplaukiančius. Ir beje, šiuo metu tarp socialinių tyrėjų, sociologų yra irgi didžiulė diskusija apie tas tvoras, visi yra sunerimę, tai yra absoliutinė sąmonė yra sumastyta. Bet sistemos tokios nėra. Kaip sistemos, yra tas kaip sistematizuotas žinojimas, jis yra klausimas, kiek jie atnešti, kokių pavydalų jie atnešti savivaldybei. Tai man atrodo, čia šis renginys yra labai geras pavyzdys, kai iš principo atnešė į savivaldybę, tai toliau vis tiek laukiam, kad kažkokia reakcija bus. Ačiū. Rado bevalgant. Tai klausimai eina, tai galvoju irgi paklausiu, jūs bendrajam plane jums pavyko dalyvauti, ar jūs kvietė nagrinėjant bendro plano? Į bendrąjį planą taip, daugelis čia susirinkusių žmonių mes dalyvavom bendrojo plano pristatymę, teikėm savo pastabas ir raštu ir gyvai, gavome labai tokį tipinius atsifutbolinimo atsakymus. Tam tikrų metų kėlėm apie aš savo raštų kėliau apie želdynus klausimą, nes matau, kad iš tiesų pasiekiamumas želdyno yra problemiškas daugelio Vilniaus rajono. O tie, kurie turi pasiekiamumą, pavyzdžiui, Antakalnis, kartu su tuo dėl tvorų naujų atsiradimų, iš principo žmonėms prailginamas kelias iki želdyno greta. Ir tada labai keista girdėti, kad tuo pačiu savivaldybė iškelia 15 minučių principą, kad visos įmanomos funkcijos turi būti pasiekiamos per 15 minučių ir čia pat yra apribojamas pateikimas, nes žmonės turi tiesiog daryti didelį lanką iki savo greta esančio miško. Prašau. Atsiprašau, kad aš taip kritiškai, žinokit, tikrai skausminga tema, tai čia tiesiog kvietimas labiau diskusijai, bet jo, aš kartais užlenkiu su kritika. Viskas gerai su kritiškumu, iš tikrųjų. Ačiū labai gerbiamai Ekaterinai, ačiū už jos laiką.
Man viena pagrindinių priežasčių, kodėl šita tema buvo labai įdomi ir aktuali, tai buvo praėjusio mero žodžiai, kad reikia desovietizuoti Vilniaus kiemus ir turėta galvoje būtent, na ne tik tai, bet ir tai, tas suskaidimas tvoromis. O kitas dalykas buvo pabaiga jau turbūt Jekaterinos pranešimo, žalieji klausimai, ir mes dabar norim turbūt judėti prie žaliųjų klausimų ir jau stovi tribūnoje ir įdėmiai žiūri ekraną Vilniaus universiteto Geomokslų instituto docentas, geografas, teritorijų planavimo specialistas Richardas Korupskas, kuris, kaip matot, apie urbanizuotų teritorijų želdynų tvarkymo probleminius aspektus mums pakalbės. Aš tik pridėsiu dar vieną vyriausiosios architektės citatą, jau paskutinę. Mūsų kaip Vilniaus ilgalaikis tikslas yra žalioji sostinė, taip pat visai nesnai pasakė jie, jūs galėsit šitą turėdamas galvoje man papasakoti plačiau. Tikslai labai gražus ir prieš tai paliestas aspektas susijęs su bendruoju planu irgi pradedant plano pranešimą yra labai svarbus. Problematika, kas susijusi su planavimu, jinai per visas sritis analogiška. Įtraukiamumas. Ar visų sričių specialistai dirba kartu kolektyve. Tai tik tie, kurie priklauso pagal teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės. Iš tiesų, ypatingai planuojant miestus, tas kolektyvas turi būti kiek įmanoma įvairesnis tam, kad surasti sprendimus tenkinančius visus tos strateginius keliamus tikslus, šiuo atveju žalinimą ir panašiai. Kai bendras planas rengiamas buvo, manau, kad šitų principų nebuvo laikytas ir kai kuris atvejais tam, kad palengvinti planavimo procesą, padaryti, nukreipti tam tikrą linkme, galbūt tolimesnė nuo želdynų, to nebuvo laikytasi. Aš irgi eisiu iš viršaus truputėlį iki pačios planavimo dalykai, galbūt paprastam Vilniečiui yra sunkiau suprantami, bet su jais susiduria tik fragmentiškai kaip pristatymas, bet jie yra svarbus tuo, kad juose patys svarbiausi strateginiai dalykai, kurie liečia želdynų planavimą ir želdynų ateitį, aptariami. Ir jie, kaip bebūtų keista, jie yra geri. Tie pastarųjų metų visi strateginiai dokumentai. Kalbam apie kompaktišką miestų formavimą, bet tuo pačiu želdynus laikant vienodos svarbos, kaip ir inžinerinė infrastruktūra, kaip ir pastatai, kaip ir visos kitos miesto sudėtinės dalis. Tai yra suprantama. Ir tie dalykai akcentuojami, kad reikia formuoti ir žaliosius koridorius, ir žaliasias jungtis, viskas tvarkinga ir netgi diferencijuojamas pagal skirtingas miestų dalis, centrinės miesto senojo centro, naujojo centro iki miesto periferijos, kad tie želdynų integravimo taisyklės turėtų skirtis, neturėtų pagal vienodą standartą senamiesty ir užmiestyje, individualios statybos kvartaluose būtų daroma. Tai visa tai daroma, bet problema ta, kad realus gyvenimas, jisai kažkoks kitoks yra truputėlį. Kada mes pradedam kalbėti apie konkretų sklypą, konkrečią vietą, konkretų medį, želdinį ir panašiai, mes visą tą pamirštam ir perinam prie mums svarbių dalykų konkrečiai grupiai žmonių arba konkrečiam žmogui. Tai vienas iš tų aspektų, kuris tikrai lemia mūsų gyvenimo kokybę, tai yra miesto gaminis karkasas arba ekologinio kompensavimo sistema ir jos racionalus, moksliškai pagrįstas išdėstymas ir gyvybingumas lemia mūsų gyvenimo kokybę. Kokį mes turim jį? Mes turim jį įvairų. Paskutinysis miesto bendrasis planas jį tą struktūrą padarė sunkiai suvokiamą. Aš kaip specialistas žiūriu, man ten neaiškumų labai daug. Taip, faktas gerai, kad jisai yra, bet jisai, mano manimu, yra neišbaigtas esamos būklės pagrindų, dėl to, kad kalbam apie atskirius komponentus, geomorfologinius, šlaitas, slėniukas ir panašiai. Ir įdomiausia tai, kad, tarkim, kokio legendoje žiūrintai, daug loginių netitikimų. Kai kur kalbama ne apie geomorfologinius komponentus, o apie jų dalis atskiras. Nes šlaitas yra, sakykime, atskira kalvos arba daubos dalis ir panašiai. Viskas sumaklinta taip, kad ar iš nesupratimo, ar tyčia, tam, kad tą sistemą padaryti tokią nepatogią, kurią visi keiktų ir jos nieks nenorėtų. Tai čia greičiausiai priežastis to, kad irgi ekologai į tą planavimą nebuvo įtraukti.
Dėl to ta sistema jinai neišbaigta. Taip, joje galima matyti, skim, privalumų, kas liečia šlaitų apsaugą, uždėti, skim, apsaugos buferiai 25 nuo pačios, 25 nuo viršaus, bet yra kita problema. Yra tame, kad tie parametrai, jie skirti ne parametrai, bet tie objektai jie skirti automatizuotai ir jie, skim, einantys stambesnį mastelį, detalų planavimą, konkretų sklypą, daug nelogiškų dalykų yra. Neteisingai, antropogeniai, ribos netikslios, kartais realiai tų objektų nėra, kurie įskirti, kokiu pagrindu neaišku. Tai to chaoso, kas liečia želdynų formavimo pagrindą, tikrai yra labai daug, bet kai kurie žingsniai jie veikia ir manau, kad geri yra, bet tobulėti yra tikrai kur. Jeigu eiti žemiau truputėlį, tokius apibendrinišius, tokius strateginius su želdynų tvarkymu susijusius dalykus, tai irgi pastarųjų metų du dalykai, tai žalumo indeksas, bendrai Lietuvai paruoštas ir Vilniaus savivaldybės adaptuotas miesto tvarkymui irgi kaip vienas iš privalumų. Kada naujai savinami sklypai arba pertvarkomi sklypai, jie skaičiuojami pagal tai, kokių žalių komponentų yra, suteikiant jiem koeficientą skirtingą, tokiu būdu nustatant, ar pasiekė tą lauktiną balą, ar viršyje jį ir panašiai. Tai čia vienas iš geresnių dalykų, bet ta metodika irgi, kaip tikrinam, tai vienu atveju jinai pasiteisina, kitu atveju ne, reikia daug bandymų praeiti tam, kad, sakykim, užkardyti kai kurios ne visiškai, sakykim, teisingus dalykus. Kaip pavyzdys, turbūt vienas bandymų variantas dėl Vilniaus, turbūt naujosios autobusų stoties sklypas, kuris yra su medžiais berods, ir po sprendinių įgyvendinimo, nagrinėjant projektą pagal žalumo indeksą, situacija nepablogėja. Tai reikia išeitinę situaciją įvertinti. Jeigu tai yra, sakykim, medžiais apaugęs plotas, tada matyti minusuoti kažką, atitinkamus veiksmus daryti, kad įvertintume tą sunaikintą želdyno dalį, o netraktuoti, kad tai yra plikas plotas ir jame formuojama. Tada tvarių miestų gairės. Irgi viskas susiję, kaip pasivėkit, viskas susiję su miesto, kaip žaliojo, sakykim, vystymo. Tvarumo gairės jos apima ne tik žalią miestą, bet aplamai visą spektrą komponentų, infrastruktūrą, judumą, transportą ir visą eilę kitų. Aš tiesiog išskiriu šitą, kad šitas aktualesnis šiuo atveju šiandienos pokalbių tematikoje. Ten irgi kalbama apie tikslus, problemos įvardinamos, tikslai, jų sprendimo būdai visi. Ir netgi nustatomi rodikliai to tvarumo pamatavimo. Tai iš rodiklių, su rodikliais yra problema ta, kad mes tų duomenų nesusirenkam. Kiek yra, sakykim, pasiekiamų želdynų lengvai, kiek yra, sakykim, intensyviai lankomų, kiek ekstensyviai lankomų, kiek mes turime gamtinių saugomų teritorijų, miesto teritorijų, kiek švarių vandenų, arba kiek turime efektyvių želdynų. Tai yra detalių tyrimo objektai. Tas padaroma nesunkiai, bet norint dabar tiksliai vertinti, mes realiai neturim pagrindo ar duomenų šaltinio, pagal kuriuos vertintume. Abstrakčiai taip galima lyginti, bet pati didžiausia, aišku, problema, jinai susijusi su kitais dokumentais, kurie turėtų tęsti tą pirminę mintį užduotą strateginių, bet dėl eilės priežasčių, ne kažkokių eilės priežasčių, kurias galima įvardinti, jie to pavydalo neįgyja. Kaip pavyzdys, viešųjų atskirų želdynų, priklausomų želdynų normos, dėl kurių buvo daug ginčų 22 metais, kada ministras savo įsakymu sumažino želdynų normą miesto. Tada buvo sudaryta darbo grupė, atitinkamai ten pusę metų dirbo ir rezultatas naujos atskirų želdynų normos. Darbo rezultatai realiai geri buvo, o normos jomis girtis negalima, negalėčiau girtis. Dėl to, kad mes nepadarėm dviejų svarbių dalykų, kas susijęs su želdynų pasiekiamumu. Kaip jums atrodo, želdynų pasiekiamumas turėtų matuojamas būti objekto atžvilgiu ar subjekto atžvilgiu. Buvo netgi GIS technologijos pasitelktos ir objekto pasiekiamumas matuojamas nuo kvartalo, tarkim, subjekto žmonių gyvenamos teritorijos atžvilgių. Ir ne nuo centro jos, bet nuo kvartalo pakraščio. Tie 315 minučių pasiekimumo zona nustatoma. Kaip
taip sakant, mokslinė literatūra pasižiūrėjus, toks būdas labai keistas yra, kada matuojam ne nuo parkų, ne parkas sukuria buferinę zoną jo pasiekiamumų, bet kvartalas. Iš principo neteisingas požiūris, kad nuo kvartalo pakraščio, nes net vidutinio gyventojo gyvenančio kvartalė pasiekiamumo atstumo negalim išmatuoti, turėtų nuo vidurio būti teoriškai, o tas pats požiūris ir iš principo neteisingas. Želdynas yra traukos objektas ir nuo jo mes matuojam, kiek per 15 minučių, dar kiek ten, 300 metrų buferį užsidedam, čia grubiai taip. Bet dar jeigu tiksliau žiūrėti, tai želdynas paprastai ne per visas pusės įėjimus turi. Turi 1, 2, 3 įėjimus ir tų įėjimų atžvelgių pasiekiamumas matuojamas. Ir tada, kai buferį užsidedam, tada mes galim pasakyti, taip, šitie gyventojai patenkantis į tą buferį, jie turi galimybę pasiekti per tas 15 ar 10 minučių. O čia yra korektiška. Ir šiaip žaliam mieste, kokiu mes siekiame būti, tai tie buferiai turėtų dengti visą miesto teritoriją. Kai kur persidengti, bet tuščių plotų neturėtų likti. Na, su kai kuriom išimtim. Matai, čia minusas didžiulis ir kas liečia priklausomasias želdynų normas. Kiek skirtingos paskirties sklypuose turėtų būti želdynų. Tos normos liko, jo šiek tiek diferencijuotos, atsižvelgiant tai gamtinis karkasas ar negamtinis karkasas, bet nesmė. Buvo siekiama diskusijų metu sukurti kokybinę metodiką, kad nebūtų tai primityviai. 300% padarom veją ir mes bėgam, savo pajamas pasiėmę. Kokybinė buvo siejamas su koeficientu. Jeigu priklauso 30, tai teoriškai 30% turėtų būti apželdinti krūmais. Jeigu mes didinam efektyvumą tų želdynų, mes tada galim mažinti plotą jų. Jeigu sodinam medžiais, tada sumažėja trečdaliu. Taip. Jeigu mes veją vietoj krūmų veisiam, atitinkamai, tada mes turim tą plotą didinti. Iki 30-40 koeficientų sistema buvo supaprastinta, sukurta ir panašiai. Tai tokiu atveju nekilnojamo turto vystytojas, architektas turi kūrybinę laisvę ir jisai, jeigu jam kartais tas užstatymas svarbiaus, kartais gali tada tą želdynų plotą mažinti, bet tada efektyvumą didina. Žaliosios infrastruktūros elementai įvairiausiai eina, vandens sugerimo sistemos, kurios mažam plote atlieka gerokai didesnį darbą, stoginis apželdimas ir panašiai. Na, bet tuose normose atsirado tokie dalykai, kurie anksčiau kėlė irgi tokias abejonės, tai yra želdinti stogai ir jų koeficientai. Anksčiau užstatymo procentą didinį, atinkamai gali kompensuoti ant stogų, 1:1. Tai yra logiškai neteisingas dalykas iš vis, dėl to, kad ekstensyvus žalias stogas, 15 cm, nulinis. Jo veikimo principas po lietaus 2-3 dienos ir, sakykime, jisai pats išgyvena, tik to efekto jokio netlieka. Bet dabar yra koeficientai nuo storio grunto ir, sakykime, žemės paviršių gali kompensuoti, jeigu stogo storis apželinto, intensyvus yra apie 1,20 m grunto. Atitinkamai tik kaštai yra, bet panašiai. Tai su želdynų, taip, tokie niuansai. Dabar jeigu perinant prie atskirų želdinių prie žemės, prie konkrečių dalykų, mes mieste, kaip ir visam pasaulyje, susidurėm su kai kuriom esminiam problemom ir kurios pastaraisiais metais labai stipriai išryškėja. Aš išskyriau taip apibendrinančiai keletą problemos rūšių, tai yra kompleksinės problemos, iš kurių pirmiausia yra radikalūs miesto klimato pokyčiai. Nekalbėsiu aš, sakykime, labai apibendrinančiai, konkrečiai. Ką reiškia? Iš tiesų, medis tam, kad jisai išliktų, medžiai gyvuoja ir išlieka tose vietose, kur drėkinimo koeficientas yra virš vieneto. Tai yra kritulių iškrinta daugiau, negu jų sugeba išgaruoti. Tokios sąlygos reikalingos. Jeigu sąlygos tampa priešingos, sakykime, drėkinimo koeficientas mažiau už vienetą, medžių išlikimo galimybės blogėja ir jos išnyksta. Realiai medis kaip objektas išnyksta, nes vegetacijos periodo metu turi būti tas balansas virš vieneto. Miestas aplamai yra, sakykime, ekstremali medžių augimo vieta, o klimato kaitos sąlygom, kada temperatūros ir sausros ilgos, jų išlikimo galimybės prastėja. Ir tai, ką mes turime, sakykime, mūsų miesto sąlygom, ypatingai tose vietose, kur mes dar planuodami ir tvarkydami aplinką technogenės dangos daug pridam, sukurdami nepalankų mikroklimatą, ten iš vis reikia kelti klausimą, ar medis gali augti.
Tai kad ir savivaldybės aikštėje. Jeigu stebėjote medžius iki vegetacijos periodo pradžios, dauguma šiemet buvo su rudais pakraščiais. Tai yra medžio gynybinė reakcija, apsisaugot nuo drėgmės trūkumo. Čia akivaizdu, mikroklimatas, temperatūra virš 45 karštą dieną ore, tai didina garingumą, galimybė iš dirvos paimti nėra, vandens surinkimo galimybių nėra. Visas kompleksas, kuris žudo medį. Ir reikia suprasti, kad taip elgdamėsi, orientuodamės mes į technogenės dangas, mes prarasim galimybę toj vietoj turėti medžius iš vis. Ir ta aplinka jinai taps nebetinkama mum patiem. Mes turėsim plytą elementariai. Taip, intensyviai urbanizuoti teritorijų technogenizacija. Šito neišvengiam, nepriklausomai nuo to, kokios tos normos yra deklaruotos, kur besisuksi, užstatymo tankis didėja, intensyvumas didėja, želdynų prastėja ir jų kokybė prastėja. Apie efektyvių želdynus nekalbama. Tie, kurie nevėjos, aš vėjų realiai nelaikau, nes vėjų poveikis baigėsi vasaros lietui po lietaus maždaug 2 dienom praėjus. Jos efekto jokio nedaro mikroklimato pokyčiams. Ir nejautrus ir nesavalaikiai želdynų priežiūros režimas. Čia esminis dalykas. Mes galim labai daug investuoti į želdynų kūrimą, bet jeigu mes neturėsim normalios ir savalaikės priežiūros, tai yra pinigų išmetimas. Kas gali pasakyti, kiek per šią vasarą medžių žuvo dėl neteisingos priežiūros. Ir netgi pirmais 3 metais po pasodinimo. Kokie kiekiai? Apie tai tylima. Iš tiesų, kiekiai yra baisiniai. Ir dėl to, kad nėra tos pirminės būtinosios priežiūros, dar ir dėl to, kad jų planavimas ir sodinimas tam tikras vietas jau iš anksto programuoja, kad norint, kad jisai ten augtų, jam papildomas priežiūros reiks. Kaip pavyzdys, krūmų sodinimas atviroje vietoje nėra blogybė, bet kada mes sodinam po stambių medžių lajomis, vasaros metu natūraliai neišlieka krūmas. Retas kuris jau prie sausų sąlygų prisitaikęs. Visus polajinius želdinius krūmus, jeigu norint, kad jie atrodytų ir gyvybingi būtų, laistymas būtinas, neišvengiamai. To šito nedaroma. Tai žiūrėsim, šiaip tai, kas dabar yra mūsų mieste, tai yra geras eksperimentas, jeigu to eksperimento tyrimus ir rezultatus kažkas tai publikuotų, skelbtų ir panašiai. Pasakytų, yra gerų sprendimų labai, ir estetinių požiūrį, ekologinių požiūrį, bet didesnioji dalis kelia klausimų. 2-3 metai tų problemų kiek gali dar padidinti. Kaip toliau mes juos prižiūrėsim, genėti reiks, kapoti, retinti, ar vizija yra tam. Klausimų labai daug yra. Ir kas liečia priežiūrą, ką reikėtų pasakyti, mes pinigus skiriam želdynų būklės bloginimui. Kaip pavyzdys, lapų išvežimas, maisto medžiagų išvežimas iš po medžio kamieno. Maisto medžiagų mažiau, dirvožemio purumas mažesnis, atitinkamai tokio dirvožemio atsparumas mažesnis, medis atitinkamai vietoj to, kad duotų naudą mums vasaros metu, jisai bando pats išgyventi. Kaip daryti? Čia jau kiti klausimai, tuos irgi galima atsakyti. Druskinimas. Druskinimas dabar fantastiškas. Rankomis, kad dabar sydavo tingus kiemsargiai, jie, patikėkite, daug neišbarsydavo. Barsydavo siaurą takelį. Dabar plačių frontų ir storų sluoksnių. Ir koks poveikis medžiams sausą pavasarį, gali arboristai pasakyti, žudantis. Taip ir, manau, yra asmeninių problemų formavimosi priežastis šitų, kurios susijusios pirmiausia su, iš ko aš pirmiausia sprendžiu, kada darom medžių inventorizaciją, betarpiškai tenka bendrauti su žmonėm atskirais. Vieni sako, kada iškirsti šitą medį, kiti sako, ginkdie nelieskite šito medžio. Vat yra 2 pusės. Kaip jos procentaliai pasidarė, sunku pasakyti. Realiai susitinka ir tokių. Tai vieni savo požiūrių baisus, kiti, sakykime, suprantantis. Tai visuomenė yra, kiekvienam iš mūsų yra tokie dalykai, kurie vis dažniau pastebimi. Tai yra negyvo išaukštinimas, automobilio kultas. Ir tai natūralu. Jeigu mes pagrindą laikom automobilį, tai mūsų aplinka formuojasi pagal automobilį. Tampa panaši garažiuko aplinka. Tas vyksta mieste, taip. Aktyvumo vengimas. Dėl ko medžio nemyli? Daugumos argumentas yra šiukšlės. Organika yra šiukšlės. Ir dėl to stengiasi kartais išsikirsti, išsivalyti. Ir šitą miestų žalinimo kontekste labai keistos tendencijos yra. Miestas rengia žalinimo planą, naujų medžių veisimo vietas ir tuo pačiu lygiagrečiai kerta senus medžius. Antra linija.
Dėl to, kad jie nesaugus tarsi, dėl to, kad jie šiukšlina ir panašiai. Tai palaukit, mes laukiam pinigų, už tas pinigus žalinsim, o tai, kas yra autentiško, seno ir ilgamžio, mes naikinam. O čia yra paradoksali situacija. Taip, dar vienas aspektas yra sterilumo siekimas. Aš nežinau, iš kur jisai ateina, gali būti, tai yra medicinos arba su medikamentų reklama susiję dalykai. Tas sterilumas ateina ir mūsų gyvenimą, kad nei vieno lapelio neturi niekur būti. Gamta netokia yra. Mat, ir kitas dalykas, gamtos nesupratimas. Vat, jeigu mes suprastume gamtą, tai kaip jinai vystosi, kokiais principais ir kas yra jai gerai, o kas jai gerai, tas ir mums gerai iš tiesų. Net ir to nesuprantant mums. Tai mes tada sterilumo nelaikytume kaip mūsų tikslo. Tai šitas požiūris į mieste labai gajus, bet šitas požiūris ateina ir į kaimo vietovės, ir ten lygiai tas pats ateina. Tai štai su šitais dalykais reikia. Šitie dalykai pataisomi turbūt per gilesnį pažinimą. Todėl šitokius principus suformavęs esu, kad gyvo prioritetas prieš techninę. Dėl ko? Paaiškinsiu. Dėl to, kad gyvas medį mes turim. Nes šiandienės mūsų architektūros formos, kiek jis projektuojamas? 30 metų į priekį. Medis, jeigu yra 90 metų, jis jau pergyvenęs tris mūsų pokyčius architektūrai. Tai reiškia, mes tą gyvą daiktą, kuris vyresnis negu 30 metų, senesnis medis senolis, jis turi būti prioritetas pristatant. Tai parodo pabrėžiantis vietovės tapatybę, dvasią, istoriją kažkokiais ir panašiai. Ilgamžio prioritetas prieš trumpamžį ir vietinio prioritetas prieš svetimą. Vietiniai medžiai, esantis vietinės rūšis, vietos identitetą parodančios irgi prioritetas. Nors, kalbant apie miesto klimato pokyčius, realiai kalbam ir apie svetimžemės rūšis. Daugelį miestų, tarkim, Vakarų Europos liepa jau nurašoma. Tai yra ne miestų medis, iš principo, pagal savo ekologinės savybės, o vertinant klimato pokyčius, jis nebegali augti. Net pas mus lygiai tas pas yra. Tai tokios įžvalgos mano. Ačiū už tai, kad klausėte ir tikiuosi kažką naudingo išgirdote. Ačiū labai. Aš čia lakščiau, nes kilo abejonių dėl to, ar veikia mikrofonai. Tikėkimės, kad taip. Kol kas nepavyko pasiekti darbuotojų. Kadangi kiti pranešėjai kol kas neišeina, tai su visais likusiais pranešimais laikykimės to, kad pranešėjai kalba, o po jų visų padiskutuosime. Tai aš dabar kviečiu sekundę kol kas prisės šalia manęs ir ateiti architektą Gintautą Tiškų. Savojo pranešimo apie bendrojo plano įgyvendinimą. Ačiū Jums ir 15 minučių orientacijai. Dieną, ačiū iš tikrųjų už pakvietimą sudalyvauti šitoj konferencijai ir padiskutuoti. Mano pranešimas vadinasi Naujasis Vilniaus urbanizmas, lozungai ir darbai. Truputėlį nuo istorijos norėčiau pradėti, tai Vilniaus planavimui jau yra 206 metai. Tai pradžia galbūt turėtų būti laikoma 1817 metų Vilniaus miesto perspektyvinis planas. Tai yra toks, liktai ir pradininkas Vilniaus miesto bendrojo plano, tai nereikėtų jo maišyti su Vilniaus žemėlapiais ir topografiniais planais, kurių buvo ir anksčiau. Tai šitą planą sudaręs buvo Viljamas Hastė, škotų kilmės inžinierius ir architektas, apie 1755-32 metus dirbęs carinėje Rusijoje ir rengęs gubernijos miestų planus. Apie šito plano dar keletą žodžių pasakysiu pačiam savo prezentacijos gale. Tai dažnai iš tikrųjų pasisakau miesto planavimo klausimais ir apie miesto bendrąjį planą. Kodėl? Manau, kad aš turiu likti ir tam tikrą pagrindą. Esu architektūros magistras, humanitarinių mokslų daktaras. 17 metų esu dirbęs Vilniaus miesto
savivaldybėje, iš kurių paskutinius 6 metus skyriaus vedėjo pavaduotojų ir gamybinio personalo vadovų. Tai yra gamybinis personalas, tai kas po metų man išėjus į statybos ir urbanistikos ministeriją tapo Vilniaus planu. 12 metų dirbau ministerijoje ir dėsčiau 2 universitetuose. Tai visos tos mano pastabos nėra žmogaus nuo sofos pakilusio, o iš tikrųjų tai yra ilgo ir gan kruopštaus darbo rezultatas. Tai apie tai aš dažnai labai, tiksliau sakant, netgi nedažnai, o kiekvieną dieną praktiškai rašau tokioje facebookinėje grupėje miesto planavimo diskusijos. Tai kas dar neapsilankė, tai prašom apsilankyti ir apie Vilniaus planavimo klausimus. Ten yra pakankamai daug pasakyta. Kodėl ši konferencija, mano galva, svarbi yra dabar? Tai šiai dienai, būtent lapkričio 30 dienai, turėjo būti baigta Vilniaus bendrojo plano sprendinių stebėsenos ataskaita. Nežinau, ar jinai baigta, ar nėra baigta, bet jinai yra pakankamai svarbi. Yra tik tai viena problema, kada Vilniaus miesto gyventojai buvo informuojami apie šitos ataskaitos rengimą, buvo prašoma pateikti pastabas ataskaitai. Tai negalima pateikti pastabų ataskaitai, kurios dar nėra. Tuo labiau, kad teritorijų planavimo įstatymai yra parašyta kitaip. Informacija apie pradėtą rengti ataskaitą turi būti informuojama apie tai, kaip visuomenė gali pateikti pasiūlymus dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumento, kurios sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai rengiame tobulinimą. Iš tikrųjų, mes turėjome teikti pasiūlymus apie bendrojo plano tobulinimą, o ne apie ataskaitą, kurios dar nėra. Tai man lyg tai ir taip suponuotų, kad paskelbus šitą ataskaitą dar turėtų būti papildomai skirto laiko būtent šitoms pastaboms dėl bendrojo plano sprendinių tobulinimo pateikti. Va, tai pradėkime nuo bendrojo plano, kuris 2016 metais buvo pradėtas rengti ir tuo metu aš buvau visuomeninės miesto planavimo komisijos pirmininkas, tai turėjau likti ir daugiau galimybių tą savo nuomonę išsakyti. Tai 2016 metais buvau klausęs tuometinio miesto vyriausio architekto, koksgi moto yra, kokiu tikslugi rengiamas Vilniaus miesto bendrasis planas, apart to, kad jo rengimą numato teritorijų planavimo įstatymas. Tai tuo metu to moto nebuvo, bet pradėjus viešinti procedūras 2018 metais iš tikrųjų jisai atsirado. Tai skambėjo jisai taip: Vilnius augantis rytinio Baltijos jūros regiono lyderis, laimingas miestas, kuriame noriu gyventi. Labai svarbu, kaip iš tikrųjų tas moto atsispindi Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniuose, kokią laimės dozę mes gauname ir kokie yra kriterijai pasakyti, kad iš tikrųjų mes jau čia būsime tokie laimingi. Tai mano galva tai yra kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai, pagal kurios turėtume suprasti, kad tai, kas yra padaryta, yra geriau negu buvęs Vilniaus miesto bendrasis planas. Tai ar yra iš tikrųjų taip? Bandysiu panagrinėti ir panalizuoti. Tai Vilniaus miesto bendrasis planas buvo patvirtintas 21 metų, man atrodo, birželio 2 dieną. Iš tikrųjų, šitas bendrasis planas yra žymiai detalesnis negu buvęs bendrasis planas ir tuo iš tikrųjų buvo labai girimas. Tačiau ar tas detalumas kokybinė prasme iš tikrųjų mums suteikia daugiau informacijos? Tai mano galva iš tikrųjų ne. Tai funkcinių zonų bendrajame plane, ko gero, apie kokį 1300 yra. Ir tos funkcinės zonos yra pažymėtos indeksais, kiekviena jų turi savo indeksėlį ir ką galima daryti būtent šitoj funkciniai zonoje, ko negalima daryti šitoj funkciniai zonoje, yra surašyta reglamentų lentelėje. Tai jeigu mes pasižiūrėsime atidžiai į tas 23 grafas iš reglamentų lentelės, mes pamatysime, kad šitos funkcinės zonos yra labai viena į kitą panašios. Paimkime bet kokią funkcinę zoną ir pamatysime, kad galimi naudojimo būdai yra gyvenama statyba, maža aukštė, viena aukštė, gyvena statyba daugia aukštė, komercinė, visuomeninė, rekreacinė, bendro naudojimo ir taip toliau ir taip toliau. Tai kurgi iš tikrųjų yra tie sprendiniai? Ką mes kaip vartotojai galime suprasti iš to, ką galima daryti, o ko negalima daryti šitoj funkciniai zonai? Bėda didžiulė yra tai, kad nėra jokio mechanizmo, kaip įtakoti į vieną ar kitą šito naudojimo būdo pasirinkimą. Šiuo atveju vėlgi
tas pranešimas šiaip jau jisai buvo mano žymiai didesnis, bet dėl laiko stokos aš jį labai sutrumpinau ir čia nėra tų tokių esminių dalykų, kurie lemia patį teritorijų planavimą. Tai yra būtent teritorijų planavimo įstatymo nuostatų. Ir jeigu mes vėlgi paimtume 14 metų nuo sausio mėnesio 1 dienos įsigaliojusį teritorijų planavimo įstatymą, ypatingai 20 straipsnį, tai ten yra parašyta, kad statyba gali būti vykdoma pagal bendrojo plano sprendinius. Tai va dabar paimkime mes Vilniaus miesto bendrąjį planą ir paimkime funkcinę zoną ir kaip pagal tokius sprendinius gali būti vykdoma statyba. Nu, labai paprastai užsakovas pasiema jam tinkamą naudojimo būdą ir savivaldybė neturi jokio mechanizmo, kaip į tai įtakoti. Bendrasis planas yra kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas, kuris turi spręsti greta visas būtent erdvinio ir funkcinio planavimo sistemas. Tačiau esant tokiam reglamentavimui šitoks sprendimas praktiškai yra neįmanomas. Apart to, kad grįžkime prie šitos lentelės. Čia tokių neaiškumų yra labai daug. Nu, pavyzdžiui, kur mano ta rodiklė, vyraujantis aukštis yra 5, bet galimas maksimalus 9. Tai kada jisai būna 9, o kada jisai turėtų būti 5? Plius dar yra tie tekstiniai reglamentai. Tai kada mes pasižiūrim tekstinius reglamentus, mes pamatome, kad pavyzdžiui, UI užstatymo intensyvumas gali būti padidintas 30%, dar apart to, kas yra lentelėje. Tai mano galva, pavyzdžiui, tas UI 0,1, jisai toksai liktai ir prekyba reglamentais išeitų pagal mane. 0,2 tekstinis reglamentas, jeigu pirmam aukšte yra numatoma socialinė infrastruktūra, dar 10% galima užstatymo intensyvumo rodiklį padidinti. Tai kada aš dirbo savivaldybė urbanistikos skyriuje, man tekdavo rašyti architektūrinės planinės užduotis. Tai kiekvieno svarbesnio pastato pirmose aukštose buvo įrašomi reikalavimai dėl visuomeninių patalpų įrengimo. Ir tai nebuvo siejama su kažkokio tai padidintų UI, reiškia, nes tos komercinės patalpos, kurios yra įrengiamas pirmose aukštose, jos juk niekam dykai neatiduodamos, jos yra komerciniai naudingos. Tai kodėl mes dar turėtume didinti šitą UI, manau, nelabai aš suprantu, bet dėl visų šitų reglamentų iš tikrųjų buvo daug pastabų teikta, ir, pavyzdžiui, aš asmeniškai 17 pastabų ir pasiūlymų buvau davęs dėl bendro plano reglamento savivaldybei, tai atsakymą negavau 2 metus, 2 kartus teko kreiptis į valstybinę teritorijų ir planavimo inspekciją, kuri davė privalomą nurodymą atsakyti, tačiau to atsakymo konkretaus taip ir nesulaukiau, reiškia. Dar konkretus dalykas iš Viršuliškių pavyzdžio. Vėlgi pasižiūrime, sklypas neužstatytas, kuriame galima statyti praktiškai bet ką, vyraujantis pastato aukštis 7, bet maksimalus aukštų skaičius gali būti 20 ir aukštingumas 80. Tai be jokios abejonės, kad statytojas, kuris turi šitą sklypą, pasirinks maksimalius užstatymo rodiklius ir savivaldybė praktiškai neturi jokio instrumento, kaip šitos klausimus reguliuoti. Dabar dėl vėlgi to kompleksiškumo. Labai svarbi teritorija yra Šnipiškės, tai yra istorinio miesto centro vizualinės apsaugos zona, ką mes turime šiai dienai bendrajame plane. Reiškia, paimtas 17 metų gyventojų skaičius ir pagal spalvas matome, kad ten buvo labai mažai gyventojų ir nenumatytas joks darželis ar mokykla papildomai. Lygiai taip pat čia Katerina truputėlį užsiminė apie ir savivaldybės yra informacija apie vietoj nukeliamo metalinių garažų statymo vaikų darželį, tai jisai bendrajame plane irgi nenumatytas. Reiškia, mes turime teritoriją, kurioje absoliučiai nėra numatytos socialinės infrastruktūros, bet ką mes šitoj teritorijai turime. Jau tada, kada bendrasis planas buvo patvirtintas, čia buvo pastatyta daugiau kaip 3000 būtų. Perspektyvoje šitoj teritorijoje gyvens apie 15, galbūt 20 tūkstančių gyventojų. Jokio darželio, jokios mokyklos nėra numatyta. Tai nežinau, kokiais kriterijais vadovavosi Vilniaus miesto savivaldybė, tuo taškinio užstatymo būdu leistama statyti šitoj teritorijoje. Šitą teritoriją neturi jokio teritorijų planavimo dokumento. Jokio detalio plano nėra absoliučiai. Tai yra rodikliai tam tikri numatyti Vilniaus miesto bendrajame plane, tai čia turėtų būti apie 525 vietos vaikų darželiuose, tai yra 2 vaikų darželiai ir 1 mokykla kaip minimum. Viso šito nėra.
Kita teritorija, vėlgi pavyzdys yra dėl socialinės infrastruktūros. Nu, vat, yra bendrasis planas iki 2015 metų, kuris iš tikrųjų galioja iki 2021 metų. Litexpo teritorija, rezervinė teritorija, patvirtinus naują bendrąjį planą, tampa gyvenama teritorija, žalioji zona tampa gyvenama teritorija, pagal užsakovo norus čia yra projektuojami gyvenamųjų namų kvartalai, atsiranda apie 4000 gyventojų, reiškia vėlgi darželis būtinas, mokykla būtina, viso šito nėra. Didžiulė problema, mano galva, yra ne tik taškinis užstatymas, bet ir taškinės detaliųjų planų korektūros. Vėlgi, Pašilaičių komunalinė zona yra konvertuota į gyvenamąją teritoriją. Daugybė sklypų, vėlgi taškinės korektūros. Vietoj to, kad visą detalų planą imti ir perplanuoti, reiškia, mes yra leidžiama taškiniu būdu rengti va tokius geltonus blynus, reiškia, ir tai geltoni blynai visi tampa gyvenamaisiais namais su maksimaliais rodikliais, reiškia. Apie kažkokią tai socialinę infrastruktūrą, apie bet kokius urbanistinius klausimus praktiškai šnekėti nėra kaip. Tai mano galva čia yra iš tikrųjų didelė problema. Didelė problema yra perteklinių namų kaišiojimas į suformuotas urbanistinės struktūras. Vėlgi bendrasis planas iki 2021 metų buvo numatęs, kad nauja statyba, tankinant sovietinės statybos gyvenamųjų rajonų užstatymą, gali būti vykdoma tik tai pagal parengtus modernizavimo planus. Deja, bet nebuvo parengtas ir patvirtintas nei vienas kompleksinis rajono ar jo dalies renovacijos projektas. Prie rengiamų PP prideda samprotavimą apie žaidimo aikštelės įrengimą ar net naują pėsčiųjų perėją ir tai taip imituojamas iš esmės, reiškia, tas modernizavimas, kurio nėra. Apart to tekstinio reglamento, kurį aš tik buvau rodęs, yra ir brėžinys. Ir šitam brėžiny, būtent ruda spalva, yra parodytos visos teritorijos, kurioms turėjo būti būtent parengti šitie modernizavimo projektai. Tai to šnekos apie desovietizavimus, reiškia, ir visokių, jos neturi jokio pagrindo ir kažkokie nusišnekėjimai yra mano galva iš viso. Kaip atrodo perteklinių namų kaišiojimas? Paprasčiausiai, čia yra Taikos gatvės pavyzdys 151, žalioje erdvėje, žalioje zonai suformuojamas sklypas, po to, reiškia, rengiami projektiniai pasiūlymai, dar samprotaujama apie kažkokį tai perimetrinio užstatymo išlaikymą, nors tas namas aiškiai, reiškia, ne disonuoja su bet kokiu to perimetrinio užstatymo linija, tai taip vyksta, reiškia, tai Minties gatvė 42 projektiniai pasiūlymai, čia dar dviejų daugiau aukščių, toks vaikas yra, namas vaikas 3 aukštų. Arba jau Tuskulėnų gatvėje 3A pastatytas, jau parduodami būtai. Ką mes turime šiai dienai naujajame, patvirtintame ir galiojančiame bendrajame plane? Kokie visgi tie mechanizmai yra, būtent desovietizuoti arba sumiestinti, čia šiau kabutėse rašau. Tai žiūrėkite, aiškinamasis raštas, 7 skyrius, ekonominė aplinka, investicijos gamyba. Šiai temai yra vienas nepilnas aiškinamojo rašto lapas skirtas, 30 puslapis. Gal yra kokie nors reglamentai, numatyti reglamento į lentelę iš 23 pozicijų? Nėra. Gal yra kokie nors reikalavimai numatyti tekstiniuose reglamentuose? Yra 42 reglamentai? Nėra. Gal bendro plano sudėtyje yra kokių nors šiai temai skirtų brėžinių ir schemų? Irgi nėra. Tai tokiai svarbi miesto plėtros ryčiai reglamentuoti praktiškai nėra nieko. O su bendrų planu praktiškai nesusijusiai išorės reklamai skirta 10 lapų. Taigi, ko verti lozungai apie desovietizavimus, sumiestinimus ir taip toliau, jei tam Vilniaus miesto bendrajame plane nėra jokio mechanizmo ir savivaldybė šių procesų nevaldo. Vyksta priešingas procesas, taip vadinamasi miegamosiuose rajonuose, toliau didinamas miegančiųjų skaičius, nestatomi gyvenamieji namai. Ne būtent objektai, kurie pritrauktų, reiškia, ten darbo jėgą ar dar kažką, bet, reiškia, gyvenamieji namai. Apie architektūrą keletą žodžių noriu pasakyti, labai svarbus vėlgi architektūros įstatymas, kurio tikslas yra reglamentuoti architektūros srities visuomeninius santykius. 3 straipsnis, architektų veiklos principai ir viešasis interesas vykdant architektų veiklą.
Visuomeninių valstybės savivaldybių bendruomenių ir privačių interesų derinimą pagrįsto objektyviais asmenų, jų grupių, valstybės ir savivaldybių institucijų ir savivaldybių bendruomenių poreikis. Tačiau jokio mechanizmo nėra. Kaip tie santykiai turėtų būti reglamentuoti? Nėra. Nėra ir mechanizmo, kaip derinti skirtingus interesus pagrindus objektyviais asmenų, jų grupių, valstybės ir savivaldybių institucijų ir savivaldybių bendruomenių poreikis. Ir kągi tai turėtų reikšti? Vat tą, ką aš paskaičiau iš architektūros įstatymų. Ar ši nuostata neturėtų reikšti, kad privataus investuotojo noras statyti nekilnojamo turto objektą, pavyzdžiui, keičiant sklypo naudojimo būdą tik savivaldybės administracijos įsakymų, be jokio pagrindimo ir vertinimo, turi būti vertinimas ir bendruomenių poreikio kontekste, dabar nevertinama. Ar tai neturėtų reikšti, kad rengiant projektinius pasiūlymus pagal Vilniaus bendrai planą, kuriame funkcinė zona galimi 5-8 žemės sklypų naudojimo būdai, vienu iš jų pasirinkimas galimas tik įvertinus bendruomenės poreikius. Dabar ką statyti pasirenka tik nekilnojamo turto statytojas, kiti poreikiai nevertinami. Ar tai neturėtų reikšti, kad visuomenės pastabas ir pasiūlymus, jų pagrįstumą turėtų vertinti ne nekilnojamo turto statytojas ir jo samdomas projektuotojas ar advokatai? Galbūt bendra savivaldybės statytojų ir visuomenės diskusija. Dabar visuomenė pateikusi pasiūlymus arba pastabas paprastai gauna tik formalų atsakymą ir tolimesnė vertinimo procese nedalyvauja. Tai ar prieš rengiant projektinius pasiūlymus kas nors bandė sužinoti pastato projektavimo teritoriją esančios bendruomenės poreikius ir juos įvertinti, derinti interesus, tai nevyksta. Viešinami projektiniai pasiūlymai parengti tik pagal užsakovo norą. Dėl 10 šitų taisyklių. Tos taisyklės, taisyklės pačios niekados neveikia. Reikalingi kriterijai, reikalingi žmonės, kurios užtikrintų jų veikimą, čia giniečiai jau pastebėjo. Tai dėl tų taisyklių STT pradėjo čia tyrimą, viena iš taisyklių organizuok konkursus. Tai savivaldybė pasitvirtino tokią tvarką, kada konkursų praktiškai galima neorganizuoti. Jeigu apie konkursus šnekėti, tai praktiškai man atrodo, kad vos ne 90, jeigu nedaugiau procentų yra uždaryti kvestiniai konkursai, kurie eliminuoja patį konkursų rengimo tikslą, rasti geriausią variantą priimtiną. Tai šito viso nėra. Tai aš jau norėčiau apie urbanistinį integralumą keletą žodžių. Žiūrėkit, ar tikrai kompleksas prie Vingio parko yra urbanistiškai integralus? Ar yra integralus verslo centras Konstitucijos 14a? Statomas senamiesčio vizualinės apsaugos zonoje. Numatoma statyti. Antakalnis. Ar šitas pramoninis objektas, eglutės rekonstrukcija gali būti šitam kontekste? Vietoj Tauro rago, mano galva, dvigubai didesnis objektas negu išėjo. Tai apie tas taisyklės sunku šnekėti. Arba, pavyzdžiui, Business Stadium centras Žalgirio stadione urbanistiniam šulinį statomas. Plius jisai yra klonas Infinity Plaza Guangzhou Kinijoje pastatytas 2021 metais tos pačios kompanijos. Tik tai kampai ten apvalesni, o čia status. Oro rekonstravimas yra didžiulė problema. Oro rekonstravimas. Rekonstruojame namą nugriaunant iki pamatų. Čia yra Veprių 8. Ir Antakalnio gatvė 14. Tai čia dar sugebėta ne tik Rusijoje rekonstruoti, bet ir rekonstruoti pirmą aukštą, kurio iš viso nėra. Ten tam sklype iš viso pastato nebuvo. Dėl Veprių 8. Šitas Veprių 8 namukas Vilniaus miesto tarybos sprendimu buvo saugotinas paskelbtas. Tvirtinant medinės architektūros strategiją. Antra zona Šnipiškės Veprių 8. Bet tam, kad Haneris galėtų namą traukinį pasistatyti, jis buvo paprasčiausiai nugriautas. Be jokių problemų. Ir toks, mano galva, labai keistas dalykas, kaip įskverinimas, kuris vyksta Vilniuje. Žiūrėkite, Justino Marcinkevičiaus skveras dabar iš tikrųjų labai diskutuojamas, ten visokių problemų atsirado jo. Bet kur jūs matote skverą? Tai ar tos keletą kvadratinių metrų praplotėjusio šaligatvio gali būti vardinta kaip skveras. Tačiau Vilniaus miesto taryba sugebėjo 20 metais visas tas plyteles pavadinti skverą.
tai skveras yra reglamentuotas, tai yra želdynų įstatymas, ne mažesnis kaip 0,03 hektaro dekoratyvinis ar trumpalaikiam poilsiui skirtas urbanizuotai ar neurbanizuotai teritorijai esantis atskirasis želdynas. Jeigu tai atskirasis želdynas, reiškia, turi būti jam suformuotas atskiras sklypas. Ir tai yra normuojami dalykai. Tai sklypo čia nėra, o skveras yra. Nu, kada yra skveras, tada iš karto jau, reiškia, ir paminklas Justino Marcinkevičiui skverė, lyg tai ir natūraliai turėtų atsirasti. Tai tokie man nesuvokiami dalykai yra ir tas skverinimasis ir toliau yra sėkmingai Vilniaus mieste vykdomas, reiškia, vadinant skverais tas vietas, kurios negali būti pavadinti skverais. Pirmam urbanistiniam forume 2007 metais skaičiau pranešimą urbanistinės plėtros valdymo problemos, kuriame pažymėjau, kad didėja spekuliacinių investicijų mastas, kai vieninteliu tikslu tampa kuo greitesnis komercinis efektas. Miestų planavimas jau remiasi ne tik teisės aktų normatyvinių reikalavimų ar darnios plėtros principais, bet ir pačių savivaldybių sukurtų individualių teisinių reglamentavimų, kuris dažnai prieštarauja ne tik Seimo ir vyriausybės teisės aktams, bet ir sveikai logikai. Tai ar Vilniaus mieste to nėra? Tai kokias problemas matau? Na, aišku, neplanavimas ir taškinis užstatymas, teritorijų vertybinės skalės nebuvimas. Viena iš, mano galvo, labai tokių problemų, reiškia, turi teritoriją vertybinę skalę turėti. Reiškia, jeigu mes bet kur, bet ką galim statyti, tai nėra apie ką šnekėti. Tai teisinis nihilizmas, reiškia. Tai, žiūrėkit, jau šnekėjau apie architektūrinį konkursą tvarką, tos 10 taisyklių, kurios nekaip negali būti pripažintas teisėtomis, reiškia, ir viena iš tų taisyklių dar sako, kad jeigu statai viešbutį arba apartamentus arba poilsių namus, tai turi vadovautis gyvenamų namų taikomais STR-ais. Tai čia yra visiškas neatitikimas statybos įstatymui. Tuo labiau, kad tiek poilsio namai, tiek tie visi apartamentai, svečių namai, jiem yra visai kitas reglamentavimas, jiem yra taikomas turizmo įstatymas. Šitos paslaugos yra klasifikuojamos, reiškia, jiem yra patalpoms skirtingi reikalavimai. Tai kaip galima sugalvoti tokį dalyką, kad, reiškia, šitiem objektam taikyti, reiškia, visai kito objekto techninius reikalavimus, reiškia, ir dar išdavinėti statybą leidžiantis dokumentas, ir tokių svečių namų yra pristatyta Vilniaus mieste pilna. Visą laiką buvo šnekama apie naują urbanizmą, apie modernistinės planavimo sistemos trūkumus, kritikuojami tie sovietinės statybos rajonai, reiškia, žeidinėjami jų gyventojai, kad ten kažkokie jau ten visai jau gyvena blogi. Desovetizuojami jie buvo, reiškia, didinant tą miegančiųjų skaičių, bet iš tikrųjų tai nieko bendro neturi su naujo urbanizmo chartija, kurią, ko gero, ten dar tie kritikuotojai ir nėra skaitę, reiškia. Tai iš tikrųjų šitą chartiją buvo išvertusi aplinkos ministerija dar labai senai ir to vertimo labai sunkiai galima surasti, bet galima, aš čia duodu nuorodas, reiškia, apačioj, kur galima paskaityti tą originalą versiją, reiškia. Tai taip, būtent tas naujasis urbanizmas kongresas įkurtas 93 metais, jis iš tikrųjų pripažino, kad planavimu negalima visų problemų išspręsti, tačiau jis yra būtinas. Jis yra būtinas. Ir buvo būtent suformuoti principai, kad miesto rajonai turėtų būti vystomi mišriai pagal atliekamas funkcijas bei gyventojų grupės. Bendruomenės reikėtų kurti galvojant apie pėsčiuosius, viešą interesą, transportą, automobilių srautą. Miestai bei miesteliai turi būti formuojami numatant visuotinai prieinamas viešasias erdves ir bendruomenių institucijas. Miesto vietovės turi būti formuojamas pagal architektūros ir kraštovaizdžio projektavimo principus, kurie atspindi vietos istoriją, klimatą, ekologiją bei statybos tradicijas. Tai mes kinietiškus klonus, reiškia, vietoj Žalgirio stadiono statom. Tai artėjom prie pabaigos? Gal daugiau aš čia neskaitysiu, reiškia, bet yra iš tikrųjų ta urbanizmo chartija, jinai konkretizuoja tam tikrus reikalavimus arba tam tikrus principus kvartalams, gatvėms ir pastatams. Tai jau matome, aš truputėlį piknaudžiauju. Grįžtant prie Hastės plano. Man labai patinka, reiškia, architekto Tomo Grunskio įvertinimas būtent to meto projektavimo. Tai
visą tai jis pavadino imperialistiniu modeliu ir rašo, kad imperialistinėme modelėje sociumas lieka priverstinio vartotojo vaidmenyje, privalančių susitaikyti su bet kuriais sprendiniais ir jų gyvendinimui nedaro jokios įtakos. Lyginti šitų situacijų negalima, bet ar mes nesame panašiai dabar? Man įdomus iš tikrųjų tas modelio apibūdinimas, kuris šiandien asocijuojasi su projektinių pasiūlymų svarstymu, kai visuomenė su projektiniais pasiūlymais supažindinama, tačiau lieka tik priverstinių vartotojų vaidmenyje, įtakoti praktiškai negali. Ir išmaniojo Vilniaus bendrojo plano rengimo procesas, kurio metu visuomenės dalyvavimas buvo tik formalumas. Ačiū uždėmesi. Gal galima klausimą būtų? Atleisti. Ačiū labai Gintautui ir negaiždamas kviečiu Eduardą Kriščiūną pranešimui apie tai, kaip būna gerai sutvarkoma kartais planavimas, ne tik taškinis, bet ir sistemingas. Tai gerą vakarą. Esu Lietuvos pėsčiųjų asociacijos vadovas, darnaus judumo planų rengimo komisijos narys, tai mano specializuojas daugiau iš tikrųjų judumo susisiekimo klausimuose. Bet besidomėdamas tai tiesiog susidūriau, bevažinėdamas po Europą, kad yra šalių, kurios visą tai sprendžia jau senokai ir tai planuoja. Ir mes turėsime tokią fundamentalią problemą, apie kurią visi šneka. Tai yra, kad mes taškiniu būdu bandome įkaiščioti kažkokį tai namą tarp jau esamų namų. Natūralu, kad čia bus garantuotas konfliktas. Tai Nyderlandai, pati tankiausia Europos šalis, kur yra 400 gyventojų į kvadratinį kilometrą vidutiniškai, vietose, kur jau dabar yra 1500 gyventojų į kvadratinį kilometrą, tai yra Raunštatas, tai yra Utrechtas, Amsterdamas, Haga. Toje vietoje yra tankis jau 1500 kartų su visais laukais. Jie tiesiog vyriausybė nutarė, kad miestai neturėtų išskysti, kad tie laukai turi išlikti ir kad urbanizuota teritorija liktų urbanizuota teritorija. Tai jūs dabar matote paveikslėlį, tai yra Utrechto miestui buvo nutarta, kad reikia prikabinti papildomą kvartalą. Utrechtas yra čia yra kitas miestas, čia yra kitas miestas, čia kitas miestas ir nutarė, kad va čia šitoje vietoje, kur buvo laukai, mes prikabinsim papildomą kvartalą. Ir tam kvartalė turi gyventi 90 000 gyventojų. Dabar galima pagalvoti, kodėl tai buvo daroma. Daroma buvo dėl to, kad norėtų, kad ne tik tai, kad miestai neišskystų, bet ir kad gyventojams būstas būtų įperkamas. Nyderlanduose yra tokia tvarka, kad 30% statomo būsto yra municipalinis. Tai yra, kad lengvatiniam sąlygom turi būti tas būstas perduodamas savivaldybė, jinai ten nuomoja ir kažką tai daro, žiūrėjau, tokiu būdu jinai sprendžia socialinės problemas, kad gali įkišti gyventojus savo nuožiūrą, kur norėtų, kokie gyventojai, kad atsirastų, kad nebūtų gentrifikacijos. Tai dabar galite pažiūrėti, koks yra rezultatas viso to. Šita lentelė yra, matosi, kad yra Vilnius, kvadratinio metro kaina, čia yra iš puslapio, va šitoje vietoje yra. Pasitikslau, duomenys yra panašu, kad gana tikslus. Įdomiausia dalis yra štai ši. Tai yra, per kiek metų vidutinė šeima gali sutaupyti pinigų, kad nusipirktų butą. Vilnius yra 12 metų, Utrechtas 6,6 metų, tai yra šalyje, kur yra 8 kartus didesnis gyventojų tankis, yra tiek kartų pigiau. Yra dar baisusis Čeliabinskas, kuris galvoju, kad yra dar baisesnis, bet pasirodo jis nėra toks baisus, čia yra supainiotas atlyginimas su Talinu, atkreipti dėmesį, tai yra, turi būti aukštikojama. Ir yra baisusis Minskas, kurį labai mėgdavo Mindaugas Pakalnis rodyti kaip kažkokią tai siaubingo miesto pavyzdį. Tai tiesiog tas Minskas, mes jo nežiūrėsim, net tiesiog pažiūrėjau, kad jisai yra su tuo planavimu, jie pasiekė tokį patį rezultatą iš esmės kaip ir Vilnius. Bratislava irgi yra tipinis miestas. Bendra tendencija yra tokia, kad Briuselyje kvadratinis metras yra pigesnis negu Vilniuje vidutiniškai, Antverpene dar pigesnis, tai yra miestai, kur atlyginimas yra keleriopai didesnis, juose būstas yra įperkamesnis. Kaip tai gali būti? Tai dabar žiūrime, kodėl taip gali būti. Žiūrime, galbūt tai yra statomas labai pigus būstas. Tai galim pasižiūrėti, labai buvo sunku iš tikrųjų parinkti kadrus, kurie nebūtų labai tendencingi. Šitas pristatymas yra daromas pagal Google Street View vaizdus, tai yra pagal realybę, o ne pagal kažkokius tai planus, teorijas ir kitus išsigalvojimus. Tai galite pasižiūrėti, kaip atrodo Vilniaus miesto centras. Čia yra, matys, manau, kad tai yra Rinktinės gatvė, jau pastatyta, šalia stadionas statomas. Ir yra Perkūnkiemis, kuriam jau metų yra kiek? Bijau, kad jau yra virš 10 metų. Aplinka atrodo labai nekaip, man atrodo. Žiūrim toliau. Galvojau, Čeliabinską surasti.
Pažiūrėti, Baisusis Čeliabinskas, Varlamovas sako, kad Čeliabinskas baisus, taip toliau. Taip, iš tikrųjų yra baisus, su savo Lenino prospektais, plačios gatvės, tam klaiku atrodytų. Bet, kai aš labai nustebau, kad gana tipiškas kvartalas užmiestyje yra štai toks. Jisai turi netgi didžiulę žaidimo aikštelę bendrą. Tas mane labai nustebino, prisipažįstu, nes galvoju, kad tai bus Purvynų kvartalas. Čia yra miesto centras, tai yra nauji statiniai, akivaizdu, akivaizdu, kad tai yra taškinis užstatinėjimas. Nėra čia jokio planavimo, tiesiog kažkur tai vietoj kažko įkišame pastatą, džiaukitės. O tai, kur yra periferija, tai yra tiesiog gana planingai suplanuota ir pastatyta vienu metu padarius kažkokį tai projektą, bet akivaizdu, kad projektą darė vystytojas. Ir dabar žiūrime Utrechtą. Ten, kur būtų įperkamumas yra dvigubai didesnis negu Vilniuje. Čia viršuje yra miesto centras. Specialiai rinkau kvartalus, kad būtų bent kvartalas. Ne kažkoks tai namas įkištas, bet kad būtų kažkokia konversija. Viršutiniam kadre tai yra vieta, kur buvo padaryta, bijau smeluoti, gal 11 hektarų teritorija padaryta vietoj gamyklos, tai yra įvykdyta konversija. Tai yra miesto centras. Apatinė nuotraukoje yra periferija, tai yra tas rajonas, apie kurį ir norėsiu dabar šnekėti. Tai turbūt matote, kad skirtumas yra. Yra, kad miesto centras, natūralu, kad jis atrodo kaip mūsų tas stebuklingasis užupis, o periferija atrodo, tiesiog vienas iš vaizdų, ten yra įvairiausios infrastruktūros, gali būti nuo kvartalų, kurie yra kvartalai be automobilių, kvartalai su daugiabučiais, kvartalai ten su šunimis, patiems įvairiausiams žmonių tipams ten yra sugalvota teritorija. Ir papasakosiu, kaip tai atsitiko. Tai yra, Nyderlanduose čia yra programa Vinex. Tai yra programa, kurioje vyriausybė inicijuoja, kad miestai neišskystų, vyriausybė jiems padeda formuoti, padeda kažkokius ten dokumentus tvirtintis ir kažkiek tai finansavimą duoda. Tikslas yra, kad miestai neišskystų ir neužstatyti gamtinių teritorijų, nes Nyderlanduose gamtinė teritorija yra labai svarbi, nes dėl gyventojų tankų labai didelio. Nedidinti automobilių kelionių skaičiaus. Tai irgi yra dėl tos priežasties, kadangi pas juos, kai gyventojai turtėja, jie kaip taisyklė visi traukiasi gyventi į savo kažkokį tai privatų namą. Ir kai yra privatus namai, tai baigėsi tai tokia deurbanizacija, drieka, kurioje galų galia visiems reikia galų galia į miestą suvažiuoti, dėl trūkstamo tankio negali atvažiuoti viešuoju transportu, žmonės jie būtinai turi važiuoti automobiliu, kai važiuoja automobiliu susidaro kamščiai ir visas ratas užsisuka. Esminis dar vienas tikslas buvo padidinti būsto įperkamumą, nes Nyderlanduose gyventojų daugėja, dažniausiai imigrantų pasiekoje, nes visuomenė šiaip sensta, bet tiesiog gyventojų šalyje daugėja. Ir skirtingai nuo manimo, kad kažkokia valstybė nuleido vyriausybę ir sako, jūs statysite čia, konkrečią vietą pasirenka savivaldybė. Tai yra savivaldybė pati inicijuoja, sako, aš noriu šitoje vietoje daryti, mes matau, kad mano miestas didės, aš kažką tai darysiu. Ir Utrechto konkrečiai atveju, Utrechtas 95 metais, būdamas 22 000 gyventojų dydžio miestų, nutarė, kad jie per 20 metų nori išsiplėsti iki 300 000 gyventojų miesto. Ir kreipiasi į vyriausybę, jie susiderina, pasidaro šitą projektą ir susijungia savivaldybės gretimas. Tai yra miestas Utrechtas, šalia turi dar du miestus, su tais miestais susidara, vyriausybė jiems padeda, politikai dalyvauja, vieni miestai atsisako, nenori kažko daryti, kiti miestai lyg ir nori, ir galų galia pasikeičia politinė valdžia ir visi randa bendrą konsensusą, kokiu būdu visiems nuo to bus geriau, kad jie susijungs. Tame kvartale tai yra 25 kvadratiniai kilometrai, kurie yra kitoje savivaldybėje, kitoje upės pusėje nuo Reino upės pusėje, tai reiškia upė gerokai rimtesnė negu Nemunas. Kitoje upės pusėje jie susiplanuoja ten, kur yra 6000 sklypų, kad jie turės planą. Ir kas atsitinka? Matote, čia viskas surašyta. Pradėjęs 95 metais, 26 metais siekti apgyventi 90 000 žmonių. Tai yra planas, toksai 95 pas juos buvo. Pakeistus gretimų savivaldybių ribos, rezervuotas 25 km plotas, su čia stovėjusiais 6000 namų. Dar dabar yra iš to ploto, iš tų 25 km, neužstatyta turbūt 10 km su 200 namų. Tai yra ta vieta dar rezervuota, ten niekas dar nevyksta jokios statybos. Tai yra tiesiog dirbami laukai. Statybos pradėtos 97-aisiais, o tankis tas, kur dabar jau realiai yra 4,5 tūkstančių žmonių kvadratiniai kilometrai, kas yra iš tikrųjų viešajam transportui puikus tankis. Jeigu kas nežinojo, tai Vilniaus tankis tipiško, pavyzdžiui, Tuskulėnų kvartalų yra 20 tūkstančių žmonių kvadratinį kilometrą. Šeškinės irgi 20 tūkstančių žmonių. Tai yra pats tankis, nėra labai didelė problema. Problema yra, ką žmonės gali veikti išėję iš savo namo. Ar jie kaip Perkūnkiemyje, kur tankis yra tik tai 12 tūkstančių kvadratinį kilometrą, skirtingai nuo Tuskulėnų, išeina į Purvyną ir automobilių stovėjimo aikštelę. Ar jie gali kažkur tai išeiti ir jaustis normaliau. Normalus tipiškas mums Vilniečiams tankis, tai tarkim Žirmūnai, ne Tuskulėnai, o Žirmūnai su Neries pakrante yra 7,5 tūkstančio žmonių. Aš bent jau tai suvokiu kaip labai normalų rajoną. Tai yra, kad yra ir gamtos, ir kažkokios infrastruktūros, yra kur nueiti.
Ir dabar tas Laisvės priemėsis, jo vystymasis koksai buvo. 98 parduotas pirmas namas, 2003 pastatytas tiltas į Utrechtą, didelis tiltas, kuris turi A juostą, turi automobilių linijas. 2005 metais pradėtos masinės statybos visam rajone, tai yra buvo parengti planai, konsoliduota teritorija ir tie sklypai išparduoti verslininkams. 10 metais pakeista geležinkelio trasa, tai yra numatė, kad Utrechtas turės turėti jungti su ten miesteliais ir praeiti būtent per tą vietą, su tam supiltas pylimas, padarytos 4 geležinkelio linijos, 2 stotelės, tai yra, kad traukiniai važinėja kas 15 minučių. 11 metais darytas 3 kvadratinių kilometrų viešas parkas, tai yra tokio dydžio kaip Vingio parkas, tai yra toj naujai suformuotai teritorijai, yra negaila išleisti 3 kvadratinius kilometrus padaryti parką, nes ten buvo kažkokių privačių namų, tai yra tokia gamtinė teritorija. Kadangi, jeigu kažkas žiūrės skaidrę, tai galės pažiūrėti, kad yra nuorodos į daugelį dalykų ir Google Street View matosi, nes Nyderlandai yra labai dėkinga šalis, nes ten Google Street View yra nuo 2009 metų. Praktiškai viską galima matyti, kas tenai keitėsi. Kasmet galima žiūrėti, kaip keitėsi ir kaip buvo realizuojamas visas tas kvartalas. 14 metais yra uždengtas A2 kelias ir vienas iš pavyzdžių planavo uždengti didelę teritoriją, uždengti gal kilometro ilgio už 100 milijonų eurų, gavosi taip, kad uždengė per žymiai daugiau metų ir už milijardą eurų. Tai vat pavyzdys, kad ne visiems sekasi gerai. 19 metais jau gyveno 95 000 gyventojų. Tai yra, jūs suprantate, kad tai nepraėjo 20 metų, planas yra pasiektas. Ir dabar aš net negaliu parodyti, nes skaidrės tikrai nesimatys, kaip tai atrodo. Ir taip iš 95 000 gyventojų, tai yra 30 000 namų parodyti, kaip kiekvienas iš jų atrodo, yra nerealu. Tai kas dabar jame yra? Matosi, čia ir tas vaizdas, čia yra Utrechtas, čia yra Laisvės. Per 20 metų pastatytas rajonas. Yra 3 dirbtiniai ežerai ir pležai prie jų. Ežerai atsirado, kai buvo kasamas gruntas namų statyboms, tai tik karjerų vietose. Virš Žaliosios autostrados yra parkas ir miestelio centras. Tikslas buvo, kad tas miestelio centras būtų kuo arčiau paties Utrechto centro. Dėl to jis yra šitoje vietoje. Ten dar dabar vyksta statybos, bet akivaizdu, kad yra planas. Čia yra tas centras, čia yra Utrechto centras. Tarp jų yra maždaug 3 km. Veikia krematoriumas, veikia laidojimo namai, yra 2 geležinkelio stotelės su kas 15 minučių važiuojančių viešojo transportu, kur stoja priemestiniai traukiniai, važiuojantis iš Utrechto į kitas šalies kampus. Su Utrechtu jungia 2 tiltai su A juostomis, 3 tiltas yra skirtas tik dviračiams ir pėstiesiems. Jisai yra pavadintas jų olimpinės čempionės jaunos merginos vardu. Tai yra toks gyventojų traukimas, tai yra visuomenės, nes kadangi buvo Utrechto gyventojai, tai jos vardu buvo ten Dafnė, neatsimenu kažkas. Tai visas tiltas yra pavadintas jaunos merginos vardu. Tai yra pavyzdys, kaip yra įtraukiama visuomenė į procesą. O pakraščiuose yra pramonės zonos. Čia žemiau yra pramonės zonas, kur tiesiog nėra taip, kaip kad neva tai prie sovietų buvo labai blogai, nes čia pas mus yra gyvenamieji kvartalai, o čia yra pramonės zonos. Ir visi važinėja ryte vakare. Tai panašiai yra čia, bet tik tai tiek, kad čia yra normalus lietuviško miesto dydžio teritorija, kur tie žmonės važinėja 2 km. Jie dažniausiai, aišku, važinėja dviračiu. Dabar pavyzdys yra, ką reiškia planavimas, skirtingai nuo Lietuvos. Čia turbūt gerai, iš tom kadre geriausiai matosi, koks yra tankis kur. Jūs matote, čia yra Maxima parkas tasai, čia yra kitas parkas, čia yra vienas pležas, čia kitas pležas, čia 3 pležas. Čia yra to miestelio centras ir čia pasirinkau bet kokį tašką su Google Maps'ais, kad pasižiūrėti, kaip atrodo maršrutizavimas iš vienos vietos į kitą. Ir matosi, kad pėsčiomis yra 5 km. Akivaizdu, kad ant valandą laiko nedaug kas eis, bet iš principo tai, kad tai yra įmanoma ir yra 3 siūlomi maršrutai. Dviračių yra 22 minutės iš to paties taško, atkreipkite dėmesį, kur yra. Viešojo transporto 36 minutės, automobilių 23 minutės. Matote, kad visi maršrutai beveik yra skirtingi. Tai yra, kad kiekvienai modai yra pasiūlytas planas, kaip jiems judėti jaukiai. Tai yra, kad tai būtų įdomu. Visur yra padaryti praėjimai. Dabar žiūrime šitam mieste prieš 20 metų pradėtame planuoti, šiuo metu matote, kiek Google'as mato mokyklų. Čia matote, mokyklas randasi tai šitame kvartale, nes čia yra Laisvės. Kiti kvartalai tiesiog kitai vadinasi ir Google paieškoje tai neduoda. Jeigu duosite, pavyzdžiui, su Fleuten de Mer, tai gausite automatiškai, kad ten irgi mokyklų yra, nes čia senesni kvartalai. Čia yra senoji gyvenvietė, kuri buvo galų gale prijungta prie Fleutinas. Tai yra, jis buvo prijungtas prie Utrechto. Jūs matote, kiek yra mokyklų per 20 metų, tai reiškia socialinė infrastruktūra. Žiūrim toliau, parkų kiek yra, parkeliai virš autostrados už milijardą, parkelis su privačiais namais. Ir aišku, kodėl yra tai daroma, nes nebereikalom rodžiau tos maršrutus, kokie jie yra.
kad iš tikrųjų tai į tą Utrechtą jiems važiuoti net nėra prasmės. Labai turbūt retas žmogus tiesiog manys, kad jam reikia važiuoti iš vieno centro į kitą centrą. Tiesiog kaip pavyzdys, kad ir netgi tai buvo suplanuota, nors akivaizdu, kad pagrindiniai maršrutai yra to būtent Laisvės Rajono ribose. Čia yra mokyklos, čia yra parkai, čia yra parduotuvės, čia yra laidojimo namai. Ar jūs suprantate, kokia yra problema Lietuvoje su laidojimo namų atidarymu? Tai yra didžiausias konfliktas visada. Čia to konflikto panašu, kad nebuvo dėl to, kad tai buvo laukai tuo metu. Ir visi žmonės, kurie pirko šitos butus, pastatus ir ką tik tai nori, jie tiesiog žinojo, kur perka. Tai buvo suplanuota iš anksto, jiems buvo iš karto pasakyta, kas bus, ko jūs galite tikėtis. Nepasakysiu tiksliai, bet visas projektas prasidėjo nuo to, kad buvo pastatytas viduryje laukų didžiulis pastatas su pristatymu, kaip atrodys visas kvartalas. Jame buvo gyventojams, pirkėjams aiškinam, verslininkams aiškinam, kaip kas buvo suplanuota, kur turės atsirasti ir verslininkams buvo išparduota visą tai sklypais. Verslininkai tuose sklypuose pagal akivaizdžiai nustatytas taisyklės statė tai, kas jiems patinka. Ir ten prasidėjo jau architektų darbas. Tai yra, kokį ten namelį jie nori pastatyti, kas į kokį kvartalą norės atsikraustyti ir panašiai. Tai yra, čia jau yra ta diskusija, kur visuomenė gali rinktis. Bet pirminė diskusija įvyko toje vietoje, kad jie apskritai mano, kad miestas turi plėstis. Ta darbą turėjo daryti ne visuomenė, numatyti kokią transporto rūšis, į kur važiuos, kur geležinkelis, čia tikrai yra profesionalų darbas. Visuomenė tai buvo pasakyta, kad jūs galėsite čia kažką tai pirkti. Verslininkam buvo pasakyta, kad jūs čia galėsite statyti. Dabar pasižiūrime apie didžiausio Vilniaus urbanisto, kuris ir paskatino parengti šitą pristatymą, tos pavyzdžius apie kaiminijų formavimą. Tai va čia jums yra pavyzdys iš gyventojų kadastro. Kaip atrodo vienas iš tokių kvartaliukų, kurie yra Utrechte, kaip atrodo jų sklypai. Čia yra kotežai, čia yra vaizdas iš kitos pusės. Ką aš parodžiau? Tai yra, jeigu paspaudi mygtuką, tai matai, kad viešos erdvės yra viešos, jos turi sklypus, tai nėra privataus sklypo dalis. Šitas praėjimas, pamatote čia praėjimą? Jis yra va štai čia, ten stovi vaikas. Tas vaikas gali ateiti iš tai šitą žaidimo aikštelę. Lygiai taip pat gali čia praeiti ir bet kas kitas. Čia nėra jokių užtvarų. Tiesiog šitas parkas yra taip suplanuotas, kad į jį pėsčiomis gali praeiti kur nori. Mašina važiuosi per čia. Ir tikėtina važiuosi jau tik į savo kiemą. Tai yra nesukursi bereikalingų transporto ten, kurio nereikia. Ir kai mūsų tas vadinamas urbanistas pradeda pasakoti, kad užtverkime kiemus ir sukursime bendrijas, tai yra tiesiog kvailybė. Tai yra neišmanimas žmogaus psichikos. Tai žmogaus psichika yra toksai Dunbaro skaičius, kuris sako, kad žmogus gali turėti 150 ryšių. Jeigu žmogus tikitės, kad jisai savo daugiabutyje visus tos ryšius ir išnaudos, ir tai jisai ką, į darbą neis, jisai neturės giminaičių. Geriausiu atveju savo daugiabutį jis turės 20 ryšių, su kuriais galbūt norės pašnekėti. Bet jeigu jūs juos užtversite, labai yra didelė tikimybė, kad jis nebegalės nuo jų pabėgti. Ką Jekaterina ir pasakojo, kad žmonės dažnai susiranda tuos žmonės, su kuriais nori bendrauti, kitame kieme. Jie negali susirasti žmogaus su savo, pavyzdžiui, laiptinės. Su savo laiptinės gyventojais dažniausiai susipyks, nes jisai neturi galimybės nuo jo pabėgti. Su tuo žmogum, kuris gyvena šiek tiek toliau, jisai gali pas jį eiti arba neiti, jisai renkasi. Laiptinės nieko negali rengtis. Uždarytam kieme jisai irgi nieko nesirenka. Ir dabar kaip tai atsitinka? Čia jūs matote supiltas Amsterdamo salas. Tai yra tema, nuo kada Mindaugas Pakalnis pradėjo šnekėti apie tai, kaip kiemus reikia užtverti ir kaip pavyzdį jisai pateikė būtent šitas salas. Tai Amsterdamas, kadangi nesiplečia, jie tiesiog pila žemę savo vandenyse. Supila salą. Ir Mindaugas turėjo neatsargumą pasidalinti informaciją, tai yra bukletu, kaip visa tai atsirado. Ir tenai matėsi, kad jisai jo net nėra skaitęs to dokumento, nes dokumente buvo labai paprastai parašyta, kad šitame kvartale, šitame ten šalia yra sala, tolimesnė, bet kad tenai turi būti numatytas galimybė, kad būtų visos viešos erdvės, kad iš namų galima būtų apžvelgti kiekvieną pėsčiųjų taką, kad žmogus galėtų važiuodamas tuo taku, iš pradžių matyti žemesnius namus, toliau aukštesnius namus, tai yra, kad būtų socializacija. Iš karto buvo pasakyta, 30% šitų namų turi būti municipalinis būstas. Jokių uždarų kiemų niekas net nesiūlė. Visuose tose kvartaluose uždaras kiemas yra labiau išimtis negu taisyklė. Negana to, tose uždarumas nėra visiškas uždarumas. Tai yra arba mažiukas kažkoks tai kiemelis, kur akivaizdu, kad ten yra kelios šeimos gyvena, arba kažkas tai kito. Bet čia matosi įdomi dalis. Žiūrėkit, kas atsitinka. Jūs gal nežiūrite, bet čia yra sklypeliais. Tai yra, čia jau yra susklypuota, tai yra realiai išvystyta teritorija. Čia yra sala, kur yra pilama. Matote geltoną liniją. Tai reiškia, yra keičiamas sklypų ribos. Čia yra sala, kurią pila, nežinau, net tiksliai kas, čia jau gali rinktis, kas tik tai nori, bet tikėtina, kad tai yra savivaldybės planas. Šita sala pilama ir čia atsiranda nauji kvartalai ir automatiškai yra formuojami sklypai.
Tai reiškia konsolidacija. Miestas konsolidavo teritoriją, jie suplanavo ir tada išpardavė verslininkams. Ir tada nebėra konflikto, nes verslininkas gali pirkti, gali nepirkti, jo reikalas. Miestas nustato taisyklės, taip ir vyksta. Ir dabar, atsiprašant, Vidaitiškių planavimas. Vidaitiškės yra kvartalas po daugelio metų, kuris buvo bandytas suplanuoti Vilniuje, tai yra paskutinis prieš tai buvęs turbūt buvo Perkūnkiemis, kuris buvo, pagal verslininkų dudelę, bet kuriuo atveju tai buvo turbūt 2004 metais galų galėjo patvirtintas detalusis planas su daug sklypų, kažkokius interesus susiderino, ir žinom, ko baigėsi. Tai yra, kad pastatė tai, ką verslininkams nešė naudą, o tai, kas naudos nenešė, nebuvo pastatyta. Tai yra visos mokyklos, darželiai, viešos erdvės, tiesiog jos buvo užmirštos. Tai taip būnė, bet dabar yra planuojama. Šita teritorija yra absoliutus laukai, pievos. Tai savivaldybė vietoj to, kad šitą visą teritoriją konsoliduotų ir pasakytų, žiūrėkit, brangieji, parduokit mums savo sklypą. Mes kažką tai šitoje vietoje darysime, jūsų sklypas yra dabar žemės ūkio paskirties žemė. Jo vertė yra, tarkim, 500 eurų už hektarą. Net nebūnė už kažkiek, tai kažkokia tai suma. Vietoj to, kad tai parduoti sklypais, yra rengiamas planas su visais tais sklypais, kurie priklauso kiekvienam privačiam asmeniui. Tai jūs suprantate, kai vaizdu, kad šis planas niekada nebus patvirtintas. Arba jeigu ir bus patvirtintas, jis bus ten tiek su visokių saugiklių ir išlygų, kad jis niekada neveiks kaip normalus sisteminis produktas. Pažiūrėkite, aš pats dalyvau šitam svarstymė, daug kartų apie jį surašęs. Pažiūrėkite, kokia yra plano kokybė. Čia yra pjūvis iš to plano. Šaligatvis, 1,5 metro pločio ir stulpas jo viduryje. Tai yra, jūs suprantate, ką tai reiškia? Tai yra planuoti 6 metus tokį objektą ir ten pripaišyti tokių nesąmonę. Tai jūs suprantate, koks yra planas. Iš tikrųjų, planas yra toksai, aš kadangi dalyvau svarstyme, yra video įrašas, man atrodo, kad nuorodose galėtume atrasti jį. Ir buvo pasakyta, pavyzdžiui, šitas atstumas tarp šitų dviejų gatvių yra nenormatyvinis. Negali būti taip gatvės suplanuotos. Tai yra draudžia mūsų įstatymai. Atsakymas, kodėl taip suplanuota, buvo, nes kaip kitaip privažiuoti. Tada buvo pasaulio klausimas, kaip iš tos, čia yra C kategorijos gatvė. Gali būti įvažiavimai į kiemus tik tai nedažniau kaip kas 100 metrų. Kaip žmonės pateks į savo sklypus, yra klausimas. Tai mes kitame etape suplanuosime. Ir visus klausimus atsakoma taip. Klausimas yra, kodėl, pavyzdžiui, šitas akligatvis neturi praėjimą pėstiesiems. Jie ką turės atgal eiti? Čia mes kitame etape suplanuosime. Tai su tokiu planavimu mes niekada nieko neturėsime. Tai kol mes nesuvoksime, kad planavimą turi inicijuoti miestas ir miestas turi konsoliduoti teritoriją ir tik tai tada kažką tai daryti ir tartis, bet pasikviesti profesionalus. Aš nebejoju, kad Lietuvoje yra gana daug tų profesionalų yra, bet jie tiesiog nesireiškia, nes bijo prarasti užsakymus. Tai mano pristatymas turbūt toks ir yra. Ir kad toje urbanistikos forume, kur kilo eilinis konfliktas, tai yra, kad jeigu kas nors sakys, kad nebe tie laikai, kad savivaldybių vykdomas planavimas galimas tik 30 km rytus nuo Vilniaus ir ranka parodoma yra, duodama suprasti, kad tai yra Baltarusija. Tai pasiūlykite jam kuo greičiau eiti į pensiją arba nustoti meluoti ir nebetrukdyti žmonėms mokytis iš gerų Europos pavyzdžių. Netikėkite netikrais pranašais. Tai viskas. Ačiū labai ir dabar manau, kad galim judėti prie klausimų. Žinau, kad vienas jau buvo, tai gal dabar laikas tam? Taip, klausimas, kam čia dabar galėtų. Tai aš viliausi, kad bus kažkas iš savivaldybės, nes čia eina klausimai apie ir bendrąjį planą, ir apie kitus klausimus. Iš tikrųjų, tai aš galbūt pasidalinsiu tokiom įžvalgom, kad iš tikrųjų pono Tiškaus pristatymas kaip tik ir parodė, kad vis dėlto bendrajam plane nebuvo visiškai atsižvelgta į bendruomenių interesus ir aš, sakykime, savo jau seniai atsakiau, kad galbūt reikėtų iškeltą klausimą, reiškia, ar vis dėlto bendrasis planas nebuvo patvirtintas, svarstomas, ignoruojant bendruomenės, kurios iš tikrųjų turėjo griežti vienu iš pirmųjų smuikų. Ir vietoj to dalyvavo, reiškia, statytojų lobistai, atstovai, jie susikūrė savo tam tikras žaidimo taisyklės Vilniuje, aukštingumas, ten, sakykime, intensyvumas visur, kur reikia. Ir tokiu būdu dabar, reiškia, po
po jau patvirtinimo mes jau, sakykime, kovojam su pasiekmėmis, ne su priežastimi ir visos tos problemos, sakykime, taip dabar jau aš nežinau, kokiu būdu gali būti išspręstos, jeigu vis dėlto tas bendrasis planas bus, reiškia, toksai, išliks toksai, koksai jis yra. Aš manau, kad galbūt reikėtų tuo pagrindu kažkaip kelt klausimą, ar jis neturėtų būti persvarstytas ir vėlgi įtraukiant bendruomenės ir kitus suinteresuotus asmenys. Toks trumpos įžvalgos. Jau gal truputėlį pakomentuosiu. Iš tikrųjų, bendruomenės praktiškai neturėjo galimybės įtakoti bendro plano sprendinius, kuris buvo rengiamas. Aš pats kaip tuometinis visuomeninės planavimo komisijos pirmininkas buvau siūlomas į bendrojo plano rengimo priežiūros vieną iš grupių, kurių ten buvo 2, bet jokių būdų nebuvo priimtas, reiškia, buvo griežtai pasakyta, kad jokių čia mums visuomenininkų nereikia. Tai kas ir buvo padaryta, akivaizdžiai koreliuoja su verslo norais ir mes matome, kad tie pakeitimai, kurie buvo, pavyzdžiui, padaryti lyginant su senuoju bendruoju planu, kad, pavyzdžiui, tas ir nuskambėjęs pavyzdys dėl Medeinos 30, kur pagal Pašilaičių detalų į planą buvo bendro naudojimo teritorija, naujame plane jinai jau tapo gyvenama teritorija, dabar ten Eika namus stato, lygiai taip pat buvo pakeitimai padaryti prie Litexpo, kur aš rodžiau, ir jeigu mes vėlgi pažiūrėtume, pavyzdžiui, kad ir tos centrinės dalies prie Konstitucijos prospekto iš Šnipiškės, reiškia to aukštuminių pastatų reglamentų lentelę, tai mes pamatytume ten labai konkrečius skaičius: 102 metrai, 68 metrai, 93 metrai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jau buvo viskas suplanuota ir viso tai, kas buvo suplanuota, buvo įdėta į bendrai planą. Tai kokias galimybės yra? Tai vėlgi aš grįžtu prie tos ataskaitos, kuri turėtų būti paviešinta matomai, kurios tas terminas šiai dienai yra, ir mes turėtume su tą ataskaitą susipažinti, ir tą ataskaitą tvirtina savivaldybės taryba, ir tos ataskaitos tvirtinimo sprendime galėtų būti ir tam tikri nurodymai savivaldybės administracijai pradėti bendrojo plano keitimo arba koregavimo procedūrą. Tai toks blogas pavyzdys, pasakysiu, kaip dingo Žalgirio stadionas iš Vilniaus miesto bendrojo plano. Tai kada 2014 metais tvirtino ataskaitą, anksčiau galiojusio bendrojo plano, buvo suformuluotas būtent uždavinys savivaldybės administracijai naujame plane šito stadiono jau nenumatyti. Reiškia, nes visa ta statyba, kuri tenai prasidėjo, jinai prieštaravo tuo metu galiojančiam bendrajam planui, nes tai buvo prioritetinė teritorija sporto objektams statyti. Dabar mes šiai dienai turim ten biurus ir gyvenamosius namus. Urbanistinio taško žiūrint, tai yra vienas iš pačių blogiausių sprendimų, reiškia, proto nesuvokiamas, kaip tokia teritorija, tokia stadioną centrinėje miesto daly galima paversti būtent, reiškia, tokių, samplaiko tokia, reiškia, tų gyvenamųjų namų. Tai mes turime 3 praradimus labai didelius Vilniaus miesto plane. Tai Ozo parkas, kuris 2002 metais 60,8 hektaro teritorija buvo perduota Vilniaus miestui pramogų ir poilsio parkui įrengti su Siemens arena. Siemens arena pastatyta, visa kita teritorija užstatyta biurais ir gyvenamaisiais namais, ir šiai dienai Vilnius yra, ko gero, vienintelis ES miestas, kuris pramogų parko neturi. Ir kitos tokios vietos nėra. Ir aišku, Žalgirio stadionas, reiškia, tai, čia nei šis, nei tas. Ačiū. Daugiau klausimų? Norėjau kažkaip sudėtingai gal paklausiu, visi pranešėjai tokie, reiškia, labai siejančios problemos, ir kas įdomiausia, nuo to žalių, medžių, taisyklių reikalavimų, nuo bendrojo plano iki pavyzdžių Olandijos mažų miestų, reiškia, statybos tokios praktikos. Visa esmė yra ta, kad teritorijų planavimo įstatymas galioja tik iki šių metų 12 mėnesio 31 dienos. Pirmas pakeitimas arba paskutinis pakeitimas jo buvo, reiškia, balandžio mėnesį.
Tos rodytos medžiagos, kurios jūs rodėt, taisyklės, aš pastebėjau, kad 2007 metų. Pats planas, teritorijos planavimas, mes pradėjom Lietuvos valstybė 1996 metais. Visos problemos, kurios čia susidūrė, yra susidūrę su teritorijų planavimu. Nėra taisyklių. Dabar turim pasiekmes. Žinant tai, kad galioja įstatymas iki 12 mėnesio, reiškia 31 dienos, jūs dalyvaujat kažkokioj grupiai, jūs teikiat kažkokius pasiūlymus, jūs turit kažkokias galimybės, jūs žinot apie tai ar ne? Ta prasme, uzurbuojęs šiek tiek laiko. Teritorijų planavimo įstatymas įsigalioja 96 metų sausio 1 dieną, bet ir iki to laiko buvo planuojama. Tai aš jau rodžiau tą Hastės planą 817 metų, po to buvo 39 metais bendrasis planas miesto, 75 miesto bendrasis planas ir bendrieji planai paprastai rengiami kas 20-30 metų. Tai planuojama buvo visada ir iki teritorijų planavimo įstatymų įsigaliojimo buvo statybos reikalų komiteto patvirtinta tvarka, vyriausybės patvirtinta tvarka dėl planavimo ir egzistavo be jokios abejonės planavimo normas. Planavimo normas, kaip turi būti rengiami bendrieji planai Lietuvoje, galioja iki 2004 metų, tai buvo rusiškas snipas, planirovka Izostroika Garadov, Iserskich nasilėniai, kuris Rusijoje ir dabar galioja, atnaujintas 19 metais. Taip, kad sakyti, kad kažkokio tai teisinio pagrindo nebuvo planuoti, iš tikrųjų, nematau, tai būtų neteisinga. Dabar nežinau, kodėl jūs manote, kad teritorijų planavimo įstatymas galioja iki gruodžio mėnesio. Jisai galios ir galios ir galios. Jisai nuolat yra koreguojamas. Tai problema yra tik tai, kad 14 metų sausio 1 dieną įsigaliojusi 3 teritorijų planavimo įstatymo redakcija sugriovė iš esmės visą planavimo sistemą. Jinai iš esmės panaikino detalų į planavimą. Ir jeigu mes paimtume ir, pavyzdžiui, Verslo žinių straipsnis praėjus savaitei po teritorijų planavimo įstatymo priėmimo, tuometinis aplinkos ministras Mazuronis džiaugiasi, kad yra optimizuotas teritorijų planavimo įstatymas ir dabar ženkliai sutrumpės statytojų ir investuotojų sugaištas laikas statant objektą, užmirštant tai, kad pats teritorijų planavimo įstatymas 8 straipsnis aiškiai sako, kad visuomenės interesas yra pasireiškiamas per dalyvavimą teritorijų planavime. Tai yra buvo panaikintas detalusis planas, tai yra tie planai, kurie arčiausiai gyventojų ir kurie didžiausią įtaką turi būtent gyventojams, o deklaracija dėl visuomenės intereso iš tikrųjų liko. Tai ką reiškia dalyvauti arba nedalyvauti? Tai kada buvo 13 metais, tarp kitko, vyriausybės 3 redakcija buvo visai kita negu patvirtinta Seimo. Jinai pasikeitė per 2 mėnesius, ten ekonomikos ministerijos iniciatyva per Investuok Lietuvą buvo akumuliuoti pinigai ir samdyti advokatai, kad jį pakeistų, tai ir pakeitė. Tai aš tuo metu 18 lapų buvau parašęs pastabų būtent šitam projektui su pavyzdžiais ir komentarais, tačiau visiems komitetams ir frakcijoms, tačiau jokios reakcijos nebuvo. Ir tai, kas ten buvo surašyta, dabar pasitvirtino 100%. Sistema sugriauta. Dabar mes optimizuojam teritorijų statybos įstatymą. Ką mes turėsim? Dabar Seime kaip tik svarstomi yra statybos įstatymo pakeitimai ir teritorijų planavimo įstatymo pakeitimai. Tai per visus šitos taisymus, reiškia, mes iš tikrųjų tą sistemą greunam. Ir sistemą greunam vienos suinteresuotos žmonių grupės naudai. Reiškia, užmirštant, kad vartotojas yra visuomenė, mes visi. Ačiū. Pasakysiu papildymą, aš norėjau trumpesnio atsakymo. Viskas suprantama. Aš dar kartą kartuoju, iki 12 mėnesio 31 dienos. Pasižiūrėkit. Pažiūrėkit įstatymą. Pasižiūrėkit įstatymą ir jūs pamatysit, bet ne tame esmė. Esmė tame, kad bendrą planą reikia kuo greičiau įvesdinėti ir tas pastabas į teritorijų planavimo įstatymo pataisas. Tai čia sutinka. Taip, nes, ką jūs sakot, reiškia dėl stadiono. Tai
įsivaizduokit, reikiagi ieškoti šiandien dienai, kas pakeitė amžinai nuo Lenkų laikų vietoj buvusių kareivinių ir vietoj jų sporto stadiono Lenkų laikų 38 metų. Ir kada sovietmečiu visa teritorija buvo. Dėl to ir Marčiulionio mokykla, dėl to ir sporto rūmai, dėl to ir baseinas statytas vokiečių, dėl to ir klavimo bazė buvo sporto miestelis. Ir jame dalyvavo šitam planavime labai įdomus žmogus su pavardė Landsberg. Gintai, aš dabar atsakysiu dar. Tai Permušė jūsų dardas, ar ne? aš atsakysiu dar trumpai. Tai Labai daug demokratijos įvyksta su tais mikrofonais, čia bus apmąstymų kitam kartui, nes kiekvienas gali nujungti kitą. Gal tegu pradeda Gintautas, bet trumpai gerai, tada Labai Eduardas. trumpai aš jums dėl stadiono pasakysiu, reiškia. Tai čia tas, pavyzdžiui, nacionalinio stadiono atsiradimas ant Šeškinės kalnų, tai buvo sovietinės nomenklatūros sprendimas. Nes 87 metais, jeigu mes pamename tuo metinį Žalgirio futbolo klubo pakilimą ir pamenam tas dvi demonstracijos, kurios buvo, reiškia, po rungtynių žaidžiant su Rotoriu, reiškia, ir ten dar vienu, ir kurios sovietinis saugumas išvaikė tik tai Gedimino prospekto, reiškia, prieigose, vieną demonstraciją prie dabartinės savivaldybės aikštės, o kitą prie Lukiškių aikštės. Tai buvo visgi nuspręsta, kad, reiškia, tas futbolas yra labai toks pavojingas ir jį reikia iškelti, reiškia, tą stadioną kur nors toliau nuo miesto, ir labai greitai buvo surasta ta vieta ant Šeškinės kalno, kuri nebuvo tuometiniam bendrajame plane numatyta, ir nors svarstymai buvo tuometiniam miesto statybos projektavimo institute ir visi prieštaravo, tačiau tas stadionas ten atsirado. Reiškia. Tai buvo politinis sprendimas, kuris šiai dienai puikiai įgyvendinamas. O kad ten buvo numatyta, ten dar toliau, tarp kitko, dviračių trekas buvo numatytas, reiškia, prie Žirmūnų tilto. Reiškia. Tai ten iš tikrųjų buvo visas sporto kompleksas, reiškia, kuris šiai dienai išnyko. Žirgynas ten buvo kažkada pas dar lankiau, reiškia, iškeltas į Belmontą, reiškia, bet iš tikrųjų mes šiai dienai turim Hanerio ten užstatytą teritoriją kažkokiais beveidžiais namukais, reiškia. Eduardai? aš tai iš tikrųjų netaip ir labai pergyvenu, kad yra vis kaitaliojamas įstatymas, jūs manote, kad jisai išnyks, aš tai nematau problemos, nes visas tas įstatymas ir jo kaitaliojimas, mano supratimu, yra reikalingas tik tai tam, kad advokatai turėtų darbo, nes visuomenė to įstatymo vis tiek jau nesupranta, savivaldybės ir kiti jo nesilaiko. Ir tiek. Ir tai, kad yra vis dar kaitaliojami detaliai planai, tokiu būdu, kad net neįtraukiant visuomenės, tai yra konflikto priežastis. Kol bus leidžiama kaitaliuoti galiojančius planus taip, kaip nori verslininkas, vadovaujantis tuo neva tai patvirtintų bendruoju planu, tiksliau neva tai bendruoju planu, kuris iš tikrųjų nėra joks planas. Tai yra tiesiog kažkieno pageidavimų rinkinys. Aš galiu pasakyti, pavyzdžiui, Gintas minėjo, kad rengiant bendrąjį planą turėjo būti traukiamas bendruomenės ir mes, kaip Antakalniečių bendruomenė, tiesiog buvom vienam pirmųjų susitikimų ir prašėme, kad mūsų pirmas prašymas buvo, kad išliktų nuostata, kad kompleksinio planavimo sovietiniai kvartalai nebūtų tankinami. Mums buvo pažadėta, kad taip ir bus. Deja, be šitos nuostatos nebėra. Verslininkams tuo tarpu, kai jie kažką nori tankinti, savivaldybė atsako, kad žinote, yra tokia nuostata. Iš kažkur tai. Manau, kad čia iš Nicalė yra verslininkų, kurie galėtų pasakyti, parodyti tą atsakymą, ką savivaldybė jam yra pasakiusi, kad šita nuostata vadovaujasi. Kitaip tariant, pats dokumentas akivaizdu, kad tai yra tiesiog būdas susirinkti korupcinius pinigus. Aš negaliu paaiškinti, kam jis daugiau gali būti reikalingas tokioje formoje, kokioje jis yra. Paskutinė reakcija. Labai konkrečiai. Žiūrėkit, jūs parodėt Utrechtą, o žmogus parodė Niujorką. Ir tą, ką rodo, tai yra Niujorkas. Ir jeigu į istoriją pasižiūrėsit miesto planavimą, nuo pat Kenedžio, nuo Roosevelto Kenedžio laikų. Nes šios situacija labai primena šiandien dienai, primena 33 metų situaciją, kada perplavimą jie padarė ir atjungė nuo mafijos, reiškia, tuo didelę statybą. Nesvarbu, mes nesigilinsim. Esmė kame? Esmė trūksta iniciacijos arba iniciatyvos profesionalų įdėti į viršutinį lygį koncepcijas skirtingų planavimo tipų. Niujorkas, miestelis, iki tiek tūkstančių ir taip toliau. Mano galva, kad čia turėtų būti jiem tai padaryta sumažinta galimybė ir tada perkelta į kitus planus. Tai teritorijų planavimas, kuris dabar turės būti pakeistas, ten reikia atidžiai labai žiūrėti savo interesų. Kas liečia viešinimą, visiškai teisingai. Viešinimas yra tik formalizmas ir visur buvo įstatyta tas formalizmas, kad visuomenė tik supažindinama. Iš ten negaudant jokios reakcijos, keičiant
kažkokias tvarkas. Va tokie tvarkas. Ačiū labai. Richardas norėjo komentarą. Taip, aš noriu sugrįžti prie želdynų ir susijęti su Vilniaus miesto bendroju planu. Galbūt Gintautas, kada yra įsigilinęs į tai, galėtų pasakyti apie kietų dangų kontrolės koncepciją. Tokia buvo iškelta jinai Vilniaus miesto bendrajam plane ir į rodiklių sąrašus įdėta. Ar jinai veiksminga? Tai čia toks rodiklis, kuris realiai veidrodinis želdynų kiekiui priešingas. Bet kaip jums atrodo, kokia nuomonė apie tai? Iš tikrųjų, kietųjų dangų kiekis yra reglamentuotas lentelėje. Reiškia, aš tikrai nedariau tokias analizės ir negalėčiau pasakyti, kiek jis veikia, nes būtent ataskaitoje, reiškia, kuri turėtų būti parengta, šitie klausimai visgi ir turėtų būti išnagrinėti. Bet ko aš bijau dėl tos ataskaitos, kad, matot, yra bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa, reiškia, kiek ko ten reikia pastatyti, bet kaip veikia patys sprendiniai, matomai analizė nebus padaryta. Tai aš nežinau, bet dėl tų atskirųjų ir priklausomųjų želdynų, tai, iš tikrųjų, buvo 25 kvadratiniai metrai, po to jie ten staigiai sumažėjo iki 12, po to paskutinis keitimas, reiškia, buvo vėlgi atstatyta 25 ten su kažkokiam tam išlygom, bet jeigu mes pažiūrėsime žvaigždutę ten vieną tokią uždėtą, tai gavosi tik 4 kvadratiniai metrai. Tuo tarpu, kai pasaulinė sveikatos organizacija minimum 9 rekomenduoja. Reiškia, tai mes su tai želdynų normatyvais iš tikrųjų esame labai prašovę. Ir aš tikrai neįsivaizduoju, reiškia, jokio kompensavimo mechanizmo Lietuvoje, apželdinant stogus, reiškia, ir sienas, ir manant, kad taip galima kompensuoti priklausomųjų želdynų kiekį. Reiškia, jeigu tai reikia dėl kokių nors estetinio pastato reikmių, tai prašau, įrenkim, reiškia, bet matot, želdynai tie priklausomieji, jie ir turius formuoja, reiškia, o apželdinti stogai ir sienos jokių turinių invazijų nedaro, reiškia. Tai dėl to želdynų normatyvų dar kartą reikėtų grįžti, aš pasirašiau Seimui, iš tikrųjų, bet jokios reakcijos nesulaukiau, kaip ir dėl oro rekonstrukcijoje surašęs irgi, reiškia, bet niekas nesiema iš viso spręsti tokių dalykų. Ir matot, dar yra vienas toksai labai keistas dalykas, reiškia, tai mes šiai dienai, pavyzdžiui, blogą statybą kažkokią, reiškia, statybą leidžiantį dokumentą, ar ten dar kažką galėtume taip lyg tai ir teoriškai apskūsti valstybiniai teritorijų planavimo ir statybų inspekcijai, bet jinai pasitvirtinusi įstatymę tokią nuostatą, kad jeigu po statybą leidžiančio dokumento praėjo daugiau kaip 6 mėnesiai, jinai šitų skundų nenagrinėja. Reiškia paimti, neteisėtai susiprojektuoti, reiškia gauti leidimą ir palaukti 6 mėnesius ir tada pradėti statybą. Reiškia, ir ta statyba jau automatiškai tampa legali. Kažkoks nonsensas, reiškia. Gal dėl kietųjų dangų aš esu savivaldybėje siuntęs užklausą su klausimu, kiek trūksta atskirųjų želdynų vienam gyventojui, kad užtikrinti tą normą, kuri buvo bendrojo plano tvirtinimo metu. Tai buvo atsakyta, kad trūksta beros 1000 hektarų atskirųjų želdynų, nes iš tikrųjų problema yra tokia, kad bendrajam plane nesuformuoti yra sklypai ir vadinasi to daikto, kas yra vaizduojama žaliai, negalima sakyti, kad tai yra atskiras želdynas, nes jame yra galimybė statyti bet ką. Ne tai, kad bet ką, bet daug ką, poilsio pastatus tame tarpe. Tai kitaip tariant, kol nėra sklypo, tol ten galima labai laviruoti. Ir nusinčiau klausimą ir gavau atsakymą, dėl skaičių bijau suklysti, bet eilė maždaug tokia, kad trūksta 1000 hektarų želdynų ir savivaldybė turi planuose 10 hektarų suplanuoti ir suformuoti sklypus. Daugiau planų savivaldybė neturi. Tai jūs turbūt suprantate, koks yra monitoringas, kokia yra prasmė. Gerbimiai, savivaldybės laiku yra jau po 7:30 ir nors aš skelbime buvau parašęs, kad iki 8, bet žinau, kad įrašas tai tikrai baigėsi 7:30 ir mes galim švelniai subarti mūsų, aš manau, kad jūs sutiksit puikius pranešėjus, kurie turbūt visi beveik viršė savo laiką numatytą, bet pranešimai buvo įdomus, aš esu jiems labai už tai dėkingas, kaip pabrėžė Gintautas. Jeigu norit pratesti diskusijas, aš skatinu jas pratesti, tai yra grupė Facebook'e miesto planavimo diskusijos, jeigu aš neklystu, visi šiandien kalbėję pranešėjai ten pakankamai aktyviai dalyvauja ir negaili laiko ir dėmesio keliamiems klausimams. Mes dar pažiūrėsim, ar bus toks poreikis ir susidomėjimas tiek iš pranešėjų, tiek iš visuomenės, bet gal pratęsim šitą pokalbių ciklą, eidami į bendruomenių klausimus ir kitus aspektus. Ačiū labai visiems, kad atėjot, atleiskit, kas nespėjot ko nors iškelti ir tikiuosi, kad čia dar ne pabaiga. Iki.